Okay, let's go. Sveiki, mėlyjei draugai. Šiandieną į Minties revoliucijos podcastą pakvietėme labai įdomų žmogų - dvasinės ir vidinės būsenos mentorių Justą. Gerą klausymosi, bus įdomu ir linksma. Sveikas gyvas Justai. Malonu, malonu, Deividai. Sveikas atvykęs į Minties revoliuciją, kur išmintis liejasi per kraštus ir mintys revoliucionuoja. Kaip tavo diena šiandieną? Puikiai, iš tikrųjų puikiai. Vis geriau ir geriau, kiekvieną dieną vis geriau ir geriau. Šiandien Pozityvus kaip atsikėlė. visą laiką. Kaip sakot? Pozityvus kaip visą laiką. Jo, jo. Aišku, būna dienų, aišku, kad esu žmogus, būna dienų, kai truputėlį nukrent. Nes aišku, mes visi kaip žmonės, mes pakylam, Mhm. nusileidam, banguojam aukštyn, žemyn. Tai būna tų dienų, kaip truputėlį žemesnė būsena būna, bet vis laik reikia žinoti, kad mes vis laik kylam. Nors ir atrodo, būnam žemesniai būsenai, bet tai nebūna amžinas dalykas. Mes grįšim atgal į tą aukštumą, mes atsimušim nuo to dugno vėl. Tai karts būna tokių dienų. Bet šiandien ir tą dieną, šiandien jaučiuosi labai gerai. Nu, fainai. Tavo pozityvumas tikrai įkvepia. Aš kai pasižiūriu tavo ten kokį TikToko, Instagramo, Reelsą, tai iš karto energijos pats įgauna. Tai Nu, labai smagu, labai dėkuoju, iš tikrųjų. tikrai labai pozityvę energiją skleidi visuomeniai, tai fainai, ką tu darai. Aš manau, kad būtent Lietuvos rinkai, ypač Lietuvai, reikėtų daugiau atstovų pozityvumo, nes daug iš tikrųjų negatyvumų ir Lietuvoje vis dar užsilikę, ypač iš senų generacijų. Ir paprastai dienoje, kai tu praeini, rets atvejs, kad pamatys kažkokį laimingą žmogų. Ir aš taip pagalvojau, kad aš iš savęs jau toks esu. Ir kas būtų, jeigu aš pradėčiau bent jau internetu skleisti šitą energiją žmonėms. Ir pasekmes Mm, buvo iš tikrųjų geras. geras. Yeah. Ne, man tai tu tikrai esi atradimas. Nu, fainai, kad dabar susitikom čia tokiu formatu pakalbėti. Nu, Ką, labai pradėsiu smagu. nuo labai paprasto klausimo. Kas tu toks žmogus, iš kur tu nusileidai? Geras klausimas. Dar pats bandau atsakyti. Iš tikrųjų, kas aš, tai jeigu prisistatant, tai aš esu Justas Lygnugaris, aš esu dvasinės ir vidinės būsenos mentorius. Aš realiai ką aš darau, tai aš padedu žmonėms transformuoti savo gyvenimą, pavyzdžiui, į pozityvą, svarbiausias dalykas, patirti daugiau džiaugsmo kasdieną savo gyvenimą, pakeisti limituojančius arba netgi baimę paremtus įsitikinimus, kurie mums kiškoirėlė, kad mums trukdo judėti mūsų aukščiausią versiją, kas mes iš tikrųjų esam. Na ir dabar taip pradėjau savo visą šitą kelionę prieš daugiau nei pusę metų maždaug, apytiksliai apie pusę metų dabar. Iš tikrųjų, Ai, tai tu jau tik užsiemu, pusę metų? taip oficialiai, tai tik pusę metų, jo, tik pusę Tai metų. pradėjai kontentą kelti į Instagramą, į TikToką prieš pusę metų. Jo, jo, Tai tu čia kažkur apie, jo. ganėtinai, tu čia normaliai žydėjai, palyginus, tai nemažai jau susirinkęs, tų Nu, manau, laikų, tų manau. subscriberių. Ne, šaunuolis, tikrai šaunuolis. Kodėl tu esi šitoje planetoje dabar? Kaip manai? Kaip Aš tau manau, jaučiasi? kad aš būtent šitą dalyką įsiaiškinu ne per seniausiai ir taip pat, nes aš vis laik bandydavau save atrasti. Aš bandydavau atrasti, kas iš tikrųjų esu. Kodėl aš esu, kas mane atsiunčia. Aš pats atsiunčiau save, bet kodėl, ką aš čia pasirinkau atlikti, kokią šią misiją atėjau padaryti. Ir man labai daug minčių kildavo ir aš pradėjau stebėti pasikartuojančius dalykus savo gyvenime. Lietuviškai net nežinau, kaip pasakyti, bet angliškai patterns. Tai ką aš kartuoju pastoviai. Ir pradėjau pastebėti, kad aš tiesiog mėgstu kalbėti apie, galim sakyti, metafiziką, apie ezoteriką, apie mistiką, apie visus šitus dalykus, visą šitą temą, nes tiesiog, man tai yra didelė aistra. Aš tiesiog pradedu šnekėti, aš užsivedu, aš nesustos. Pas mane, žinok, lygiai tas pats, aš gal nemoku taip išreikšti, kaip tu tai moki padaryti, bet pas mane irgi čia yra, mano aistra yra kalbėti apie metafizikas, apie manifestacijas, čia yra grinai mano arkliukas, mano jauduliukas, kaip tu sakai. Jo, dalykas, Jauduliukas. Tai, tai labai smagu ir girdėti. Tai grįžtam prie to, kad aš dar pradėjau tuos dalykus daryti, pastebėti, kad aš mėgstu žmonėms šnekėti šitam temom. Ir aš pradėjau lyst giliau į save. Ir aš jau pastebėjau šitos dalykus jau iš tikrųjų ganėtinai anksti. Aš sakyčiau, kai jau buvau netgi, pats anksčiausias prisiminimas buvo tai, kad jau į tą pusę būdavau, kad aš, man atrodo, gal netgi ar 12 metų, kai jau buvau, atsimenu, per anglų pamokas aš girdėdavau, ne kad girdėdavau, bet
būdavo tokie dalykai, kad mes mokomės naujus žodžius anglų pamokas ir taip toliau. Ir aš vis laik pagalvodavau, vat, kažkokių žodžių, katro nėra dar, katro aš nemoku dar. Ir aš pagalvoju apie tą žodį, galvoju, o ką tas žodis man reiškia. Kitą dieną, bum, išmoksta aš tą žodį. Kažkur, kažkokiu būdu, kažkaip sinchronizacija man tiesiog duoda ir aš tą žodį išmokstu. Ir man taip kartuodavas, va šitas pasikartojantis toks ratas. Ir aš galvoju, iš kur va tie dalykai ateina, kažkas yra daugiau. Ir aš pradėjau po truputėlį taip domėtis. Aišku, nebuvau va, tas, kad, iškart jau 12 metų bėgu domėtis dalykais. Nebuvau taip. Bet Mhm. aš tai jaučiu, atrodo, žinau kažką, kažkaip iš kažkur, bet aš nežinau kaip. Tai laikui bėgant, tuo daugiau pradėjau domėtis tais dalykais ir iš tikrųjų per pastarosius, galim sakyti, jau 3-4 metus dabar, grubiai sakant, nes dabar tikslios datos nepasakysiu, kada pradėjau, bet užsivedžiau labai ant vieno žmogaus, kuris yra užtavęs, vardu Dr. Joe Dispenza, ir sužinojau aš apie jį ir pradėjau domėtis jo knygomis. Ir viena knyga iš tikrųjų man labai užkabino, buvo pavadinimu lietuviškai verčiant tapkime ant gamtiški, arba angliškai becoming supernatural. Jo, ir va šitą knygą kažkaip man, nežinau, iš niekur nieko atsirado man gyvenime ir aš pradėjau domėtis labai. Ir aš tą knygą perskaičiau. Nu ir tai buvo toks jau, galim pasakyti, pats pirmas dalykas, kas visiškai, absoliučiai mane įvedė tą visą taką, į tą visą temą, į šitą visą kelionį, kur aš dabar netgi esu. Aš pradėjau domėtis, pamačiau visus tus tyrimus, studijas, visas, katras jis darė. Nu ir aš atrodo vis dar turiu tų programų, galvoju, ne, aš nesam, kaip taip įmanoma, kad žmonės įsigytų savus tiesiog savo mintimis. Nu kaip taip veikia. Bet aš vis tiek atrodo, aš noriu tikėti, bet aš nesuprantu, aš turiu programą savo ego įsitikinim, kad tai man neleidžia, atrodo, vis tiek tikėti 100%. Nu bet vis tiek, tai buvo galia mano galvos ir aš vis laiką žinojau, kas tai ir tiesa, bet mano ego, mano programas vis tiek man bandydavo man stumti. Tai gavos taip, kad aš po tos knygos pradėjau dar daugiau domėtis, aš turėjau keletą mentorysčių netgi, kaip reikėtų save tobulinti, ypač iš savo vidinės pusės. Turėjau pardavimų mentorysčių, kurios kaip tik prisidėjo irgi iš dvasinės pusės labai stipriai, ypač su įsitikinimais, ypač pasitikėjimu, visatos vedimu ir visi šitie dalykai, kad jie visiškai atrodė prie pardavimų mokymų, visiškai neturėjo būti tenais, bet buvo visą tą temą tenais. Ir va tai dar daugiau man užkabino. Ir paskui dar susiradau vieną mentorį, kad irgi man visiškai apie gausą labai daug išmokė, yra irgi dar pasitikėjim savimi, perprogramavim, ypač savo įsitikinimų, kad tai visiškai nebepasitarnauja mums. Ir po to atradau vieną tokį mokytojų, kad nėra žmogus. Ir kas nežino, yra toksai mokytojas nežemiškų būtybė vardu Bašaras, kurį kanaluoja kanadietis Darylas Anka. Tai pradėjau domėtis labai stipriai, būtent šios būtybės informacijai, katras jis siunčia. Ir aš labai stipriai surezonavau su absoliučiai visko. Absoliučiai. Ir aš atrodo, aš žinau, ką aš šneka, aš suprantu viską, aš taip, kiekvienas žodis pasakė taip, jo. Buvo toks jausmas, kad atrodo visą informaciją apie metafizikas, kurią jau turėjai, apie manifestaciją, Bašaras tai paėmė, sujungė, sukonektino ir pasidarė viskas aišku ir tai taip lengva. Jo. Bent jau man toks jausmas buvo, aš įsivaizduoju, kad kažkas panašaus turėjo įvykti tavo protį irgi. Jo, nes ta visa informacija, ypač mums vis dar šitam lygiai savo sąmonės, labai atrodo ir plati, ir sunkiai viską pagauti. Būtent. Ten. O Bašaras viską sudėjo į vieną ir tu, Exactly. Aš draugam irgi tą patį paskui, ką iš tikrųjų ta Bašaro filosofija, psichologija, mokymai iš tikrųjų padaro, kad visa ta išmėtyta informacija, išbarstyta po visus kampus, kur ten perskaitai vieną dvasinę knygą, atrodo, kažką šiek tiek supratau, bet irgi vėl nežino, žinai, dar kažkokią mokslinę perskaitai, irgi čia kažkokia detalė, kažką jeigu supratau, o Bašaras viską aiškiai taip sujungia į vieną krūvą, kad tau pasidaro toks aiškumas vidinis. Kur klausimai atrodo, tu klausai Bašarai, tavo klausimai nyksta ir jų nebebūna po to ant galo. Ja. Bet tu pajutai tą, kai jie tau atsakė beveik visus klausimus. Ja. Kur tu kartais galvoji, ką čia man dar paklausai, kas mane čia dar domina, kaip ir viskas aišku, po Bašaro jau pasidaro, ne? Ja, ir tas ypač buvo pagrindinis toks, galim sakyti, paskutinis smūgis,
man Paskutinis atsiverti. smūgis, gerai. Jo, Mhm, paskutinis geras. smūgis man dar daugiau atsiverti ir tai visiškai sužadino tai, kas buvo mano vidui. Ir aš galvoju, viskas. Aš neapsislėpsiu, aš darysiu tai, ko aš čia atėjau daryti ir aš jau supratau, kas tai yra. Tai yra skleidimas pozityvų, skleidimas besąlygiškas meilės, skleidimas šitos informacijos, kad tai ir yra besąlygiška meilė, besąlygiška šviesa. Būtent visas šitas skleidimas tiems, kam iš tikrųjų to reikia. Tai aš atradau save būtent šitam keliui ir tikrai nesiruošiu sustoti. Jo, trumpai apie mane. Geras, 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 geras. Kaip gimė laikina esatis? Laikinasis tas kaip gimė. O, labai geras Pats klausimas. žodis, kodėl laikina, kodėl esatis, ar gali būti nelaikina? Jo, tai laikina Kaip užsimesgė? esatis. Jo, kai aš pradėjau galvoti apie savo tą brando pavadinimą, kas iš kaip aš noriu atsiskleisti žmonėms, kaip aš nevadintis, man buvo daug minčių ir aš aišku galvoju, einu į chat GPT, paklausiu, žinai, duosiu variantą visokių ir aš išsirinksiu. Tai užtrukau gal kokias 2-3 valandas su chat GPT, generuodams, nežinau, pavadinimų šimtais tiesiog. Ir einu per kiekvieną ir žiūriu, išsirenku geriausiai, išsirenku geriausiai, išsirenku geriausiai. Man atrodo, apie 10, ne. Man atrodo, gal 8-9 išsirinkau ir galvoju, dar reikia poros, bet aš tiesiog nerandu. O čia dabar generuosiu, vėl gal sugalvoti galiu. Ir taip, iš niekur nieko, atėjo gal, laikina esatis, iš niekur nieko, tiesiog sėdžiu, atėjo, bum, viskas. Downloadas toksai, ne? Jo, ir aš įsirašiau ir aš taip žiūriu, gerai, turiu dabar ar 9 ar 10, dar nepamanu tiksliai, bet, turiu pilną tokį sąrašą, galvoju, dabar reikia įsirinkti iš jų. Galvoju, parašysiu savo geriausiams, artimiausiams žmonėms, draugams, parašysiu ir taip pasako, ką jie man, kad jis ir geriausias pavadinimas. Ir parašiau, man atrodo, apie gal 8 žmonėms, arba 10 žmonių, kažkoks tas plius minus. Ir buvo taip, kad daug kas iš tikrųjų rašė visokius skirtingus variantus ir mažai kas pasakė tą laikiną esatis. Bet aš kaip žiūrėjau ir aš atrodžiau, vis laik žinau, kad jau bus tas pavadinimas. Aš klausiu, bet aš jau žinau, kad bus laikiną esatis iš niekur nieko. Žinau tą jausmą. Jo. Atrodo, aš žinau, jūs sakykit, ką norit, bet man vis tik įdomu jūsų nuomonė, bet aš žinau. Tai taip gavos, kad, man atrodo, nieks nepasirinkto pavadinimą, bet aš tiesiog žinojau ir aš nusprendžiau, man tiesiog atspindi tas pavadinimas kažkodėl, kažkum jis ypatingas man ir aš pasirenku, einu su laikina esatim. Ir realiai taip ir užgimė tas vis pavadinimas. Iš niekur nieko gavau, atsiunčiau šitą informaciją iš savo aukštesnį. Tokia kaip gavai, jo, čia gerai pasakei, iš aukštesnė, aš tokia kaip dovana tau davė, kurią tau reikia pačiam išpakuoti ir pačiam savo kelionėje galbūt iki galo suprasti, ką tau iš tikrųjų reiškia ta laikina esatis. Jo, nes jinai kažkokią reikšmę tikrai turi, tai ir įdomu buvo man. Jo, o reikšmė, apie reikšmę dabar truputėlį, tai reikšmė, kad ir buvo atėjus man į galvą, tai pavadinimas vien dėl to, manau, atėjo, nes laikinas, mes esam laikinai šitoj planetoj, kaip šitą asmenybę. Aišku, esatis būtent šitos asmenybės yra laikina. Tai mes atėjom čia padaryti kiek įmanoma geresnį, turėti geresnį gyvenimą, patirti kuo daugiau, išmokti kuo daugiau. Mes esam čia laikinai kaip šitą asmenybę. Mes niekada niekada gyvenim nebūsim būtent tokį identišką asmenybę, kaip dabar esam. Mes inkarnuosimės gal į kitus gyvenimus, į kitas asmenybės, į moterį, į vyrą, į kitą nežemišką būtybę, gyvūnai, bet ką mes ten sugalvosim. Bet būtent šitą asmenybę, kas mes esam laikinai ir vien kartą. Tai tas laikinas simbolizuoja būtent išnaudojama tos esaties iki 100% kiek įmanoma. Gyvenant gyvenimą pilnai, nepraleidžiant ne vienos galimybės. Įdarant tai, ką tavo širdis šaukia, ką tavo širdis dainuoja, ką tavo aistra sako, kiekvieną sekundę, kiek įmanoma daugiau per dieną. Taip, aš manau, tai reiškia laikina esatis. Geras. Man iš karto grįžo prisiminimai, kai aš turėjau gilę patirtį su savo aukštesnio aš ir aš jo klausiau, apie ką visa tai yra, apie ką visas šitas gyvenimas. Ir jis man pasakė, kad visa šita akimirka, kurią matai prieš save, yra tavo paskutinis šansas. Tavo paskutinis šansas yra patirti šią akimirką. Ir aš taip giliai susimašiau, kad, blemba, visa esmė ir yra šitos laikinos esaties, kaip tu kalbi, kad tai yra paskutinis šansas, arba tu ją patiri, arba ne. Nebebus lygiai tokio pačio momento daugiau niekada, tokio pačio šansų niekada mes daugiau nebeturėsim ir tai iš tikrųjų yra paskutinis šansas. Vienas ir vienintelis. Labai surezonavo, kad čia pasakei, žinai. Geras. Kada pirmą kartą pajutai, kad nesi tik kūnas ar mintis? Geras klausimas iš tikrųjų. Dabar reikėtų prisiminti, kada pirmą kartą pajutau, kad nesu kūnas, bet ir ne mintis.
kad esi kažkas daugiau jo, negu tik tas fizinis kūnas ir tas toksai fizinis pasaulis, bet kažkas yra daugiau už viso to, kada buvo tokie Dabar pirmieji. man pats pirmas dalykas, kas man atėjo į galvą, yra, kai aš buvau, net negaliu pasakyti tiksliai, bet labai jaunas, labai mažas. Čia kaip jaučiau, galėtum pavadinti kaip ta derealizacija, kai atrodo, aš žiūriu iš tų akių savo, aš matau savo rankas, žinai, aš galvoju, bet čia ne aš, čia tik mano fizinis kūnas. Labai gerai pamenu šitą suvokimą, bet tokį nepilną suvokimą, bet tokį supratimą jau pat pirmą dalyką aš patyriau, man atrodo, dabar toks vaizdas labai gerai atsimenu iš vaikystės, kai ėjau iki mokyklos, buvo žiema, ir ėjau palei šalia tokio darželio tvoros, vaikų darželio tvoros ėjau šalia, ir vas tą dalyką patyriau. Man atrodo, kad buvo man, sakyčiau, grubiai nuo 9 iki 12 metų tam tarp kažkur, vas tada tą pirmą Geras, kartą geras. patyriau. Bet jeigu kalbant tą, kad jau iš tikrųjų supratimą, labiau suvokimą ir gilesnį suvokimą, manyčiau, kad gal prieš kokius gerus 2 metus kažkur grubiai sakant. Va tą tokį, Mhm. aš suprantu, aš žinau, čia ir mano ego, mintis praeina, čia mano ego, aš tikrųjų nesu tai. Toks jau labiau gilesnis suvokimas, manau, kad va, prieš kokius 2 metus. Labiau Joe Dispenza atvėrė tą tokį suvokimą, kad kažkas toliau arba Šaras labiau, ar kažkas kito buvo, kur tau Ne, padėjo. čia aš manau, kad pats aš tiesiog kažkaip va, sinchroniškai tai pajutau. Kažkaip ramybėj, Jo, va, ramybės būsenai pabai, meditavai, kažką darėjai, jo. ar tave tiesiog užklupo einant gamtoj kažkur, kažkokie jausmai, Dabar tiksliai net kažką atsimeni. gaminsiu, nes buvo labai daug tokių panašių situacijų išsimėčiusi ir pačias pirmosios, va tokios, nu labiau, kad suvokiau ir kas man būtent įtakoja tą dalyką, negaliu pasakyti dabar, nu tiesiog nebeatsimenu. Gal kažkur giliai vis tiek kažkokį dugną pasiekiai, kažkur Jo, tokį psichologinį dugną dažnai žmonės pasiekia, kada ir atsimuša ir nebežino, kur eiti, kurią pusę, kaip sako Bašaras irgi. Kažkokį kelią, kryškelį reikia pasirinkti ir tu galiausiai sustoji, nu kažkas panašaus pas tai įvyko, aš įsivaizduoju, jo, kažkokiu jo. momentu. Geras, geras. Gerai, ką čia turim dar. Nu, čia kaip ir atsakė iš tikrųjų iš tą klausimą, bet aš dar pabandysiu jį paklausti. Klausantis tavo įrašo, atrodo, kad Bašaro mokymai tave stipriai įkvėpė. Kada pirmą kartą atradai Bašarą ir prieš kiek laiko, tai tu kaip ir atsakėjai, man atrodo, į šitą klausimą. Tai prieš kiek laiko maždaug sakai Bašarą atradai? Bašarą atradau apie daugiau nei, aš prieš 8 arba kokius 9 mėnesius grubiai, Mhm, netoli kažkas laik. metų, ne. Jo, tikrai netoli metų, jo. Fainai, fainai. Ar turėjai kokią nors mistinę patirtį, kuri praplėtė tavo tikrovės suvokimą, kažką mistiško turėjai gyvenime? Tikrai taip. Gilę meditaciją, ar ateiviai gal buvo nusileidę atvarę į kambarį kavos atsigerti, gal kažkas tokio buvo. Tikrai taip, ne vieną turėjau. Pati pagrindiniausia, kad aš tikrai norėčiau pasidalinti, labai man patikusi buvo. Tai aš manau, kad buvau išėjęs į astralą, nežinodamas to, galvodamas, kad tai yra sąmoningas sapnas. Tai buvo patirtis iš tikrųjų prieš, ganėtinai neseniai, buvo žiema, tiksliai nepasakysiu dabar, kada ar gruodis, ar sausis, bet praeitų metų, bet patirtis buvo tokia. Aš jau medituoti, nes buvo taip, kad aš atsikeliu tai kažkur apie 6 ryto, dažniausiai tada atsikeldavau ir galvoju, varau medituoti apie valandikę, tiesiog atsiguliu, nes man sėdint meditaciją, nu tiesiog aš negaliu atsipalaiduoti, aš mėgstu atsigulti. Tai aš atsiguliu, aš užsimerkiu, atsipalaiduoju, tada duodu fokusą ir dėmesį į kiekvieną kūno dalį, duodu ten dėmesį, atpalaiduoju tą dalį, kitur atpalaiduoju, kitur visą kūną, tai po truputėlį atpalaiduoju, iki 15 minučių, na ir tada atsipalaiduoju dar daugiau, įkrentu kuo giliau į tą sofą. Nu ir ta meditacija buvo tokia, aš tą dariau ir aš turėjau idėjas, dabar čia neturiu prie savęs, bet kaip čia lietuviškai, tą miego kaukę, sleeping mask. Jo, aš tą irgi naudoju gerai. Jo, įsidėjęs buvau, nes man galvoju, nu, tamso vis tiek geriau medituoti ir tai aš užsidedu šitą ir tiesiog guliu. Ir aš iš niekur dabar atsimenu, sėdžiu prie fūros vairo. Važiuoju su fūra, leku ant kokią 150. Važiuoju greitai ir žiūriu kamštis priekį. O aš buvau realiai kaip autostradai kokiai. Ir kamštis priekį. Ir aš galvoju, o dabar ką bus, spaudžiu stabdį, niks neveik. Važiuoju. Ir kaip prie pat sustojau, kaip niekur niekant 150 važiuodams,
taip, sustojau. Ir nesuprantu, kas vyksta. Ir man atrodo, tada aš toks, okei, galvoju, gerai, važiuoju, tiesiog bandysiu pulti tas mašinas, galvoju, kas bus, niek nebus. Važiuoju ir kaip į kokį tunelį. Ir atsiradau, kur aš tada atsiradau? Atsiradau tokiam, kaip ir žinomam vaikystės kieme, kur ten daug mašinų stovėdavo. Ir aš toks, okei, kas čia vyksta? Ir aš nesuprantu, aš jaučiuosi kaip sąmonings tam dalykė, bet kam esmė, kad aš jaučiu savo kūną, kaip aš laikau tą vairą, aš sėdžiu kėdėje tos fūros, taip pat aš jaučiu savo kūną, kad tas guli su tą miego kaukę ir atsipalaidavęs yra vietoj. Aš jaučiu du kūnus vienu metu. Labai sunku paaiškinti, bet jis tu turi dvynį, savo dvynį ir tu jauti jį. Taip pat kaip, pavyzdžiui, stovant žemės, tu jauti, kaip pėdas jo batuose ir liečia tą žemę gravitaciją. Viską tu jauti. Taip pat dvigubai, kur nors. Nemok paaiškinti, bet vat, būtent... Buvai su savo sąmonė tame tarpe tarp dviejų paralelinių realybių. Matyt, jo, ir... Sugebėjai jas vienu metu abidvi paimti. Jo, va tas ir kai aš atsidūriau tam kieme tarp tų daug automobilių, aš tada tapau sąmonings, kad aš, arba aš čia sapnuoju, arba aš esu astralė. Ir aš galvoju, aš esu šitam kieme dabar, stovi daug mašinų priparkuota, daug gebučiai aplinkui, ir aš matau kažkokią sena babutė, tokie ruskynų laikų apsidėjus, žinai. Ir aš galvoju, patestuosiu, ar aš čia esu kažkiam sapne, ar čia kažkur. Ir man tiesiog taip iš niekur mintis atrodo, važiuoja šitą babutį ir pulsiu šie. ir aš važiuoju, spaudžiu gazą ir jinai spėjo pasitraukti ir pradėjo mojuoti man. Ir aš taip galvoju, neįpuoliau. Ir žiūriu mašinas ir galvoju, tas mašinas varau iš visų greičių. Spaudu ir į tunelį kažkokį vėl. Tai supratai, kad kažkas čia nerealaus, norėjai paprikolinti. Jo, aš norėjau patestuoti, pažiūrėti, kas čia vyks. Nes aš suprantu, kad aš jaučiu savo kūną, bet aš suprantu, kad aš jaučiu ir savo energinį kūną, kad aš tiesiog keliaujant per portalus į vieną vietą, į kitą vietą. Ir tada vėl tas mašinas mėginau įvažiuoti, ne? Ir kitą portalą ėjau. Ir taip, kaip niekur seamlessly viskas susiblendino į mano tėvų namus. Ir aš sėdžiu ir aš galvoju, gerai. Aš kadangi čia esu, aš prisiminiau, kad aš ne vieną kartą esu savo sapnuose praktikavęs telekinezį. Tai aš galvoju, yra puikia proga man dabar dar papraktikuoti telekinezį. Tai aš pradėjau praktikuoti telekinezį ir aš mačiau energiją kaip spalvas, kaip energijos skriemulius, jeigu manom paaiškinti, kaip mano energija, kaip aš ją duodu susijungę su būtent kažkokio daikto, kad noriu pajudinti, pavyzdžiui. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu aš noriu levituoti, man tiesiog reikia atsipalaiduoti ir aš krentu su 100% pasitikėjimu ir aš kaip kokia plunksna, taip va. Važinėjau tiesiog ant žemės ir plūduriu, galim sakyti, ant žemės, ant oro. Ir žodžiu, kažkiek laiko praėjo ir tada pamačiau kitam kambarį kažkokį katiną, katras mane kalbina. Ir aš nuėjau prie to katiną kažką pakalbėti. Ir žodžiu, aš daugiau nebepamenu iš tikrųjų, bet aš žinau, kas įvyko paskui, kad aš galvoju, jau bus kokias 5 valandas praėjusias, aš turiu jau keltis, man reikia eiti, jau užsiimti savo reikalais, taip toliau. Aš galvoju, čia aš negaliu būti, tai kur aš čia dabar esu tiek ilgai. Ir žodžiu, gerai, galvoju, reikia grįžti atgal. O kaip reikia grįžti atgal? Jeigu ir paralyžius prisimenu, reikia kojų pirštus pradėti truputėlį judinti. Ir aš galvoju, pradėsiu judinti po truputėlį. Gerai, atsibudau, pasiemu nusimti tą kaukę. Akių. Nusiemu, nieks nenusijom. Atrodo, ėmė, bet niek nenujėmė. Tu čiupinėjai, nuėmė, bet vis dar yra. Ir aš sugaudau, aš peršikau, aš dar vieną syk nuėm, dar syk nuėm, aš nenusijom, aš esu įstrigęs čia galvoj. Jau širdis tuk, aš čia galvoj, kas čia vyksta, ką daryti. Gerai galvoj, reikia atsipalaiduoti. Pradėkim vėl nuo to pačio, vėl kūną išjudinam. Išjudinau kūną, čiupinėjai, žinai. Nusėmiau, grįžau jau galvoju. Ok. Ir žinai, kas ir keiščiausia, kad man atrodė, kad kokias 5 valandas aš ten buvau, aš pažiūriu laikrodį 15 minučių praėjai. Aš taip ir galvojau, kad pasakysiu. ir aš sėdžiu ir aš galvoju, kur aš čia buvau, kaip man tai įvyko, kas čia buvo. Ir aš pradėjau domėtis, ar čia buvo sąmoningas sapnas, ar čia buvau aš astralą įėjęs, ar čia kas čia buvo. Nes aš jutau 2 kūnus vienu metu ir aš žinojau, kad aš medituoju, bet aš žinojau to pačiu, kad aš ir esu kitur.
Nu, buvo labai įdomu patirti vieną iš tokių mistiškiausių, jaučiu, kad galėčiau įvardinti. Mm, Um, tai jo, na, anksčiau dar tų pačių, įdomi, įdomi. anksčiau dar turėdavau tokių meditacijų, jeigu esi girdėjęs apie The Gateway Experience. Esu šiek tiek girdėjęs. Tai jo, vat aš buvau visas šitas medžiagas parsisiuntęs ir dariau visas medžiagas, praėjau ir mėginau išeiti tą astralą, mėginau taip toliau hipnotizuoti save labiau. Tai buvo tokių patirčių irgi, kaip ta hipnozė įmetė mane į tas būsenas, kur pradėjau matyti visokią geometriją, pradėjau matyti visokias spalvas, bet tais laikais, tada, kai tai praktikavau, labai mano ego buvo stiprus. Ir mano gyvenime anksčiau buvo pats pirmasis tikslas, tai kad ką aš darysiu savo gyvenimu, tai man svarbiausia yra sukurti generacinį turtą savo ir savo ateities šeimai ir vaikams. Nu, tas tiklas buvo, darydavau visokius verslus, darydavau tenais e-parduotuvės, tenais reklamų, agentūras, nu visko mėginau su vienu savo draugu, mes mėginom. Ir tikslas būdavo visokie, ne tik pinigai, daugiau niekas nerūpėjo gyvenime. Ir aš galvoju, aš pradėsiu užsiimti tai, kas man patinka, kai aš turėsiu pinigų. O tai buvo didžiausia man klaida gyvenime. Tai aš tada įėjau tas būsenas geometrijos, kur man tiesiog violetinę spalvą aš mačiau ir mačiau visokias geometrijas, jau tuneliais keliavau. Ir aš galvoju, aš įėjau pagaliau į kažkokią kitokią būseną. Dabar reikia papraktikuoti afirmacijas. Pradėjau šnekėti, aš esu milijonierius. Visais. Ir žinai, kas vyk, bum, mane išmet laukan iš to. Ir aš tada susiparinau, susinervinau, ėjau į negatyvį būseną, nu ir žodžiu. Tai labai išmetė mane lauk iš to. Ir tai buvo toks suvokimas, kad kai aš kažko tikiuosi, kai aš kažko noriu iš to, iš manęs tai yra atimama. Bet kai tu eini per gyvenimą su pasitikėjimu, su pasitikėjimu savo sielą, su visa ta. Ir visiškai atsipalaidavimu, be jokių lūkesčių, nulis lūkesčių, kas turi vykti gyvenime, kaip turi tas dalykas įvykti, ar iš vis įvyks tas, ko tu nori. Tu vis tiek jausies gerai, jeigu įvyks, tu vis tiek jausies gerai, jeigu ir neįvyks. Tai būtent tie dalykai labai daug atrodė iš šitos pusės taip blogai, tada kai patyriau negatyvus, taip toliau, bet tai buvo labai didelis pamokas, labai didelis stiprus, didelis žingsniai ir laiptai į būtent tą žmogų, kas dabar jau aš esu. Tai manau, iš tų patirčių kažkas tokio iš tų stipresnių gali pasidalinti dabar. Tik. Smagu, kad atvirai pasakai iš tikrųjų. Tai dabar gyveni labiau pagal Bašaro formulę, taip atrodo, ne? Taip. Pagal tą savo jauduliuką, kaip tik įmanoma, ne? Jo, ypač netgi dabar šis mūsų meetings irgi aš jau jaudinaus, galvoju, gerai, aš žinau, kad jauduliukas gali būti įsimaskavęs kaip nerimas, arba kaip džiaugsmas ir aistra, tai ką aš pasirenku džiaugsmą. Visada tas jauduliukas yra, visada kažkoks yra nerimas, žinai, ir aš grinai irgi prieš šitą pokalbį irgi man lygu kažkoks jauduliukas ateina, lygu kažkoks nerimas, žinai, ir tada iš karto, kita dalis pro proto iš karto sako, atsimink, kad Bašaras sakė, viskas yra nežinomybė, tai pirmin. Ir viskas. Ir man grinai, kai aš pasakau viduj, kad visi atsakymai iš tikrųjų ir yra nežinomybė. O ne ten, kur protas, kaip Joe Dispenza daug kalba, ten, kur protas viską gali nuspėti, tai ten viskas nuspėjama, ten nieko naujo jau nebėra, jau ten jokių pokyčių nebeįvyks, o viskas kur tau reikia eiti, yra nežinomybė ir tu turi pasitikėti tą nežinomybę ir tas tavo jauduliukas ir veda į tą nežinomybę. Ta nežinomybė, jinai visą laiką jaudina, yra biški to streso, visko ten gali būti, bet ten yra visi atsakymai, faktas. Jo. Daugelis bijo tos nežinomybės, didžioji dalis žmonių, jie bijo tos nežinomybės ir jie užstringa tose formose, tose kaip čia pasakyti, standartuose ir jie bijo eiti kažkur į nežinomybę, pradėti kažką naujo, siekti savo to jauduliukų ir taip toliau. Svarbiausia yra žmonėms išmokti nebebijoti mirties. Nes kai žmonės nebebijos mirties, nebebus esmės, kodėl iš vis kažko reikia bijoti. Nes mes jau dabar esame mirę. Čia vienas iš pagrindinių įsitikinimų, kurį žmogus turi nulaužti, taip sakant, kad pradėtų save ekspresinti į viešumą, kaip tu pradėjai, manau, pradėjai reikšti save viešumoje, viešai kalbėti, tai tas vienas iš pagrindinių įsitikinimų ir buvo, kad, vis tiek mes jau visi, kaip sakai, mirę esam, nebebijoti mirti.
Nes Jo, dažnai va, tas įsitikinimas yra giliai viduje ir jisai tave blokuoja, nes tau atrodo, kad kažkas kažką apie tave pasakys, kažkas netai pagalvos, žinai, kai tu vat, eisi į tą viešumą, ne? Bet iš tikrųjų giliai viduje tas yra toks stiprus įsitikinimas, kad jisai, tas atrodo paprastas kito žmogaus pagalvojimas apie tave, tavo kūne pasąmonėje giliai jau pradeda reikšti mirtį realiai. Ir kai tu atkabini šitą mirties įsitikinimą, iš tikrųjų įsilaisvina ir sugriūna tie įsitikinimai kaip kortų namelis. jo, Čia būtent, būtent. gerą momentą palėtė, iš tikrųjų, čia labai labai svarbus yra. Jo, Aš kažkokiu teisė. momentu labai daug galvoju apie šitą įsitikinimą, ant kiek jis iš tikrųjų yra galingas ir mus paralyžiuoja, blokuoja, žmonės to net nesupranta iki galo. Jo, reikia pasitikėti, eiti tą dalyką, kad gerai, tu pagauni save, kad tavo ego arba tavo fizinis protas, galim sakyti, tavo ego programa sakys, ne, nedaryk to, tenais kažkas pasakys tave apie kažką, tu pamatysi, kas įvyks blogai, pamatysi, kas tas įvyks. Ir tu, jeigu tu nesupranti, kad tavo ta programa, tas įsitikinimas, ant darys viską, visus tavo emocinius mygtukus spaus, kad tu tik nepaleistum mano. Jeigu tu šitą fundamentalę, paprasčiausiai informaciją supranti. Kai tu pagauni save, tu gali suprasti, okei, čia yra mano įsitikinimų istorija. Tai yra tiesiog istorija. Tai nėra tiesa. O kas bus, jeigu aš pabandysiu bent jau pasirinkti kažką, kas man iš tikrųjų ir smagu, nors aš galbūt bijau vis dar, galbūt aš jaudinuos, bet aš vis tiek pabandysiu ten. Ir kai tu pabandai tą, tu pamatai, kiek buvo geriau daryti tą, kas buvo iš tikrųjų baisu, negu likti ten, kur tavo įsitikinim sako, kad tau ir baisu, ir komfortas, nieko nekeisk. Mūsų įsitikinimai yra labai gudrus. Jeigu mes leidžiam jiems būti gudriems, svarbiausia yra eiti į tą nežinomybę su 110% pasitikėjimu. Nes tas ir yra, dažniausiai atrodo, oi, turi vykti kažkas tokia, turi vykti kažkas tokia, gerai, o jeigu tas vyks, kas vyks, tu planuoji per savo ego, tu planuoji per savo smegenis. Anos nebuvo sukurtas, žinot, kaip dalykai įvyks. Anos buvo sukurtas, kad mes turėtumėm patirti. Mūsų aukštesnysis aš ir kad palidovs viršun skraido, išmanytojais ir jis turi visą informaciją. Un tau atsiunčia į fizinį protą, į anteną tavo, į fizinį smegenis tavo. Per tavo fizinį protą tu patiri viską. Jeigu tu seksi tą atsiųstą informacinę energiją, kad yra ir ta aistra tavo, tas jauduliuks, tas dalyks, kur tu nori daryti, bet tavo tas įsitikinims sako, neik, tu ten neik. Tu jeigu tu tą supranti, tu gali tiesiog paimti ir pasakyti, gerai, aš žinau, kad tu esi, aš žinau, kad tu kažkada pasitarnavai man, bet dabar tu manęs neaktualus, aš viskas tave paleidžiu, aš nusprendžiu nebetikėti tavim, aš nusprendžiu nebesekti tavo gairiam. Aš pasirenku ką? Aš pasirenku savo sielą. Ir aš einu ten, kur man yra smagu. Nors aš nežinau, kas ten bus. Ir aš neprivalau žinoti, kaip man bus. Nes mano aukštesnys aš žinau kiekvieną kelelį. Jis yra ant kalno viršūnės. Man žino, kur man bus spastai. Man žino, kur man bus turtai. Man žino, kur man bus meilė, kur man bus džiaugsmas. Ir ant ves mane tik ten, kur man yra aistra. Svarbiausia išlikti ir pozityviai būsenai. Nesvarbu, kas įsimanifestuos, kad tu gautum naudą iš to. Nes ta nauda gali būti bet kuo, tarkim, mane, oi, aš siekiau savo aistrą ir aš įėjau į tokią situaciją, kur kažkodėl mane policija sustabdė tam kelyje ir aš gavau baudą, ką viršiau greitį. Na, va, o iš kur tu žinai, kad jeigu tu būtum neviršys to greitį, nebūtum užsimušęs. Būtent šitoj situacijai tavo aukštesnys aš viską darys tau. Geriau sumokėti pinigą, negu sumokėti savo gyvybę. Tai žmonėms reikia išmokti nebebijoti mirties, pasitikėti savo sielą ir eiti į aistrą 110% pasitikėdami savo sielą. Aš labai čia išsimėčiau, bet ko gero... Gerai, kad išsiplėtė iš tikrųjų. Aš norėjau biškai įsiterpti. Kur žmonės dažnai kliūna va šitam procesui, ką tu ką tik pasakėjai, kai va tie įsitikinimai kalba, kitaip sakant, tas ego kūrė istoriją galvoj ir žmonės, kur dažniausiai stringa, kad jie susitapatina su ta istorija. Jie galvoja, kad jie patys visa būtybė, kas jie yra, visas būtybės kompleksas, kūnas, protas ir aukštesnysis aš, siela pavadinkim, galvoja, kad visa tai yra ta istorija, kuri vyksta tavo galvoje, bet iš tikrųjų mes galim stebėti tą istoriją ir pasirinkti, tikėti ją ar netikėti, galim ją manipuliuoti, bet žmonės, kai susitapatina per daug stipriai su ta istorija, jie negali išsilaisvinti, kaip aš dažnai naudoju tokią metaforą, žinai, kad
kai žmonės užstringa toj savo istoriją ir taip susitapatina stipriai ir nieko negali padaryti. Aš sakau, įsivaizduokit, kad jūsų kūnas yra automobilis ir jūsų ego vairuoja šitą automobilį, sėdi prie vairo ir jumis vežasi bagažiniai. Jūs esat bagažiniai, jeigu važiuoja su jūsų gyvenimu, vairuoja per kelią, šypsosi ir viskas. Ir jūs bagažiniai tiesiog galit girdėti šiek tiek, kas vyksta jūsų gyvenime, bet iš vis jokios kontrolės. Tiesiog klausotės ir ramiai sauguli toj bagažiniai. Tai jūsų užduotis yra laikui bėgant pabiški atsisėsti į galą, pradėti stebėti, kas vyksta, kaip tas ego čia viską vairuoja, žinai, ką jisai čia daro, kaip jisai čia gazą spaudžia, stabdį ir taip toliau. Ir po to jį šiaip ne taip jūs turite išgrūsti bent jau į galinę sėdynę, pradėti pats vairuoti tą automobilį, savo gyvenimą, savo kūną ir leisti jam būti šalia. Jį nebūtina nugrūsti į tą bagažinę, nes kiti, žinai, galvoja, galima nužudyti tą ego, žinai, nu neina jo nužudyti, jis yra reikalingas. Jis yra tiesiog detalė, vienas komponentas mūsų visos būtybės, kuris turi tam tikrą paskirtį. Ir reikia jį naudoti kaip įrankį, kam jis ir buvo sukurtas kaip įrankis. Surinkti informaciją šitoj matricoj, įsirašyti ir turėti tokią kaip papildomą asmenybę, kurią galima tiesiog naudoti šitoj matricoj. Tai, nu, supratai, ką turiu omeny. Jo, labai gerai paaiškinai, iš tikrųjų. Gera metafora ir žmonėm yra tada aiškiau, kai va tokią metaforą paaiškini, kad, nu, yra tas, bet esmė yra tame, kai tu susitapatini su ta istorija, nu, ir tu negali išeiti, tu turi save kaip stebėtoją atitraukti nuo tos istorijos ir pradėti ją stebėti. Va, aš būdavau, žinai, važiuodavau į darbą automobiliu ir praktikuodavau visišką tylą automobilyje, žinai, nei radijos, nei nieko, visišką tylą praktikuodavau. Ir treniravausi klausytis va tos istorijos, žinai, va kažką kalba, pasakoja tas komentatorius ir aš po to sustoju, atsuku atgal visą istoriją, galvoju ir sakau, wow, nu tu čia istoriją gerą sukūrė, aš netgi pagirdavau, žinai, jį aš bandydavau su juo susidraugauti, žinai, ir pajutau, kaip ta mano sąmonė taip atsiskyrė nuo tos istorijos ir vis pradėdavo prigauti tą istoriją, vis pradėdavo prigauti, vis prigauni tą istoriją. Ir tas ego jis vis mažiau ir atsargiau pradeda lysti, žinai, į tą eterį ir pasakoti, komentuoti kažką. Jisai jau bijo tos sąmonės, kaip aš sakau, sąmonė apšviečia tą ego istoriją ir jisai jau pasidaro toks biški bailiukas, žinai, nebelenda taip į tą eterį. Ja, labai svarbu, ne kad svarbu, bet įdomi praktika yra čia jau tiems žmonėms, kad jie, nežinau, tikrai jau dedikuotų save ir norėtų pažinti save, bet ne ego. Pamatyti, kas tas ego yra. Labai paprasta praktika. Nešnekėk nei žodžio 24 valandas. Jeigu žodį bent jau arba garselį, paskui viskas jau iš naujo pridėti. Nei žodžių, nei garselį 24 valandas. Pamatysi, kas dedas tavo galvoje. Absoliučiai viską išgirsi, žinosi, pamatysi, kokios istorijos ir kokie komentarai, kokie žodžiai, kokios mintis iš nieko, viskas stebėsi. Labai paprasta papraktikuoti tikrai yra labai naudingas praktika, net nebejoju. Ar turi kokią nors rutiną, kuri padeda susibalansuoti prieš kuriant turinį? Anksčiau turėdavau, ir dabar kažkaip net nebereik, nes dabar aš, jau kažkaip natūraliai. Natūraliai tau gaunasi, ar tu ruošiesi, man įdomu, kokia tavo paslaptis, gal naudoji ten kažkokius grybukus kažką. Ne, dabar šį momentą visiškai jokių praktikų nebeturiu, kad man reikėtų įeiti tą būseną, kad galėčiau eiti turinį daryti su pozityvumu, nes aš taip pat atsikėlu, kaip fainiai, varau į darbą šiandien, nors ir visą dieną aš prarandu darbę, bet aš vis tiek varau į darbą, kaip fainiai, padėsiu žmonėms, duosiu naudą, pasitarnausiu jiems tą pačią ir užsidirbsiu pinigų ir praleisiu laiką dar ir pasiklausysiu podcastų dar kokiu nors, kaip tik dar praplėsiu save. Aš randu priežasčių, kodėl būti dėkingam. Aš randu priežasčių, dėl ko džiaugtis tą dieną. Pasakau, gerai, bent jau šiandien būsiu aš laimingas. Nes kiekvieną dieną. Bent jau šiandien aš pasirenku būti laimingas. Kiekvieną dieną. Bent jau šiandien. Ir va tas dalyks įmet mane. Bet kartais, aš kaip ir pačiu pradžioj minėjau, būn dienų, kad mes nukrentam ir mes jautėmės blogiau. Ir aš, būdams vidinės ir dvasinės būsenos mentorius, tikrai pasakysiu, kad netgi aš nukrentu iki tokių vietų, kad kartais mano ego mane patį pagauna. Ir aš įkrentu ir aš būnu toks surūgęs biški, kur daug kas iš tikrųjų per mano video nepamatys, nes tai būna mano privatus gyvenimas. Bet kai tai būna, aš save pastebiu ir aš dažnai klausiu klausimą, gerai, šitoje situacijoje, kuo aš dabar turėčiau tikėti, kad aš jausčiaus taip, iš kur atsirado šita emocija. Nes jeigu yra emocija, reiškia yra kažkokia reikšmė.
Jeigu yra reikšmė, reiškia ir šaknis. Tai reikia surasti tą šaknį, pažiūrėti ją, paklausti, ar man reikalinga jinai yra ir ar aš pasirenku toliau tęsti būti toj būsenai, ar aš pasirenku keisti tai, kaip aš Taip, jaučiuosi. taip. Ir kartais taip atrodo, galbūt kai kuriems žmonėms iš tikrųjų sunku. Dėl to, Tai čia viskas yra apie dėmesio valdymą, ta prasme, kur tu galim kaip valdai sakyti, dėmesį, nukreipimą, pastebėjimą, sąmoniai leidai aiškiai pastebėti, ką tu iš tikrųjų ką tik čia padarai, ką tas ego padarė ką tik. Ir leisti jai pastebėti ir apmastyti, kur aš toliau, ką aš toliau darau su tą istoriją, kuri jo, tik ką tik įvyko. būtent. Ir kartais kai kuriems žmonėms paleisti būtent susikaupusią stiprią energiją, kaip, pavyzdžiui, būtent tu įeini tą negatyvę būseną, viskas. Tu jeigu nepasiekiai stop tam dalykui, prieš pradedant tam jau sniego rutuliui didėti, jeigu tu nepasiekiai, jau ansyrans egzistuoja, viskas, jeigu tu nepadarei to, tada ką tu gali padaryti yra išjudinti tą visą energiją. Tai aš labai mėgstu, aš turiu tokį savo kursę, visatos protų kursę, turiu tokį praktiką vadinimu toksai aukštos vidinės būsenos šokis, kur tu realiai iššoki šitą energiją su specifiniu tokiu kaip pasakyti, tokiais 3 etapais. Tas pats pirmasis etapas yra išsivalymas, antrasis etapas yra žinojimas, kad tu esi palaikomas savo ir vyriškas energijais, ir moteriškas energijais, ir sujungims tai į vieną, toks, galim sakyti, kaip užsidėjims šarvų nuo negatyvų. Ir tada trečias etapas yra priėmims džiaugsmo, priėmims auksinio džiaugsmo lietaus, auksinios gausos lietaus, priėmims to dalyko. Ir tas 3 etapus pereinu aš per 10-15 minučių ir tai mane pakeldė iki tokias būsenas, kur tu isteriškai jokies iš džiaugsmo apsiverkis. Ir dažnai man, jeigu būn labai jau negatyvi būsena ir aš jau žinau, kad, pavyzdžiui, šiandien norėčiau daryti video, bet aš esu tokia būsenai, kur aš, žinau, jeigu aš norėčiau įtaką padaryti žmogui, kad jis irgi jaučiasi gal ne kaip, kad padaryti geresnį įtaką, aš žinau, kad man reikia pasikelti būseną, tada aš jau darysiu šitas praktikas. Aš anksčiau šitas praktikas kiekvieną dieną taip kaip grubiai tai padarydavau. Ir dabar man to realiai nebereik, nebent, kad, pavyzdžiui, specifinės situacijos, kaip dabar, ką tik minėjau. Ir viskas, nuo to ta visa mano būsnė priklauso tiesiog, jo. Jau sugebi natūraliai šokti ant to dažnio, grinai toks kaip challengas pas tai įsijungia, jau matau, įsitreniruoja. Galim sakyti, bet aš manau vis tiek viduje dar turiu dar daugiau ir dar daugiau galiu, nes vis tiek, ką aš dabar pats patiriu, aš manau nuoširdžiai, kad dar čia ir tiesiog tik pati pradžia ledkalnios. Yra tiek daug dar, ko galim patirti ir pamatyti. Visada galim būti geresni, bet sako, kokie esam dabar, esam tobuliai perfekt. Būtent. Visada galim būti geresniai perfekt, kaip sako Baršanas. Tas geras yra. Jeigu pasaulis yra kaip veidrodis, kodėl žmonės vis dar bando taisyti atspindį? Nes jie nesuprant, kad tas atspindys yra anų pačių vidinį būseną. Jie galvoja, kad išorinis gyvenimas, išoriniai faktoriai nulėmė visą šitą dalyką. Jie galvoja dabar, gerai, aš matau save prieš veidrodį ir aš matau, kažkas čia man dėmė kažkokį ir. Ir jie bando dažnai valyti tą veidrodį. Kodėl man nesikeis niekas? Kodėl man to nesikeis? Tau tas veidrodis nesikeis niekada, kol tu nepakeisi, kas čia yra. Nusišypsuosi, tai tą patį matysi veidrodį. Nusivalysi tą dėmę, tą patį matysi veidrodį. Reikia pradėti dirbti su savo vidum, nes mūsų vidus atspindi viską, kas yra aplinkui. Nes kam esmė, dabar kai dar, pavyzdžiui, pavyzdys koks nors dabar iš galvos, visiškai sugalvos, tarkim, pavyzdžiui, man toks dalykas buvo kaip atspindys ir perėjams į kitą paralelinį dalyką. Aš, pavyzdžiui, bendrauju daug su savo klientais per TikToką ir aš galvoju, būtų visai neblogai turėti galimybę įrašinėti balsą TikTok'e ir nusiųsti voice notes. Nes aš to negalėdavau daryti anksčiau ir man tiesiog reikėdavo ilgas žinutės rašyti, kur man tiesiog labai daug laiko atim. Ir aš apie tą pagalvoju ir gerai. Aš tiesiog nusprendžiau gerai, kad aš gyvenu šitoje realybėje, kad aš galiu tą dalyką daryti ir, žodžiu, palikau visiškai, ar bus, ar nebus, man nesvarbu. Aš pakeičiau tą viduje savį, kad tai man į realybę, aš pilnai tikiu tai. Ir kas buvo keisčiausia, kad čia buvo šią savaitę. Šią savaitę. Ir aš atsikėliau kitą dieną, aš tam pačiam klientui, kur rašiau, noriu nusiųsti, parašyti ir aš žiūriu, kad yra mikrofonų mygtukas. Ir aš galvoju, gerai, viskas, aš peršakau, aš pakeičiau save, pakeičiau į kitą žmogų, kad ras būtent gyventi taip paralelybėje, kur įmanomas šis dalykas yra. Tai čia toks labai
toks abstraktus pavyzdys, bet jeigu mes norim pakeisti savo išorę, ne, mums reikia pakeisti savo vidų pirmą. Mes vis laik matysim negatyvą aplinkui, jeigu negatyvus bus mūsų vidui. Aš matai, Aš, nebereikalų užklausiau šitą klausimą, nes čia labai svarbus momentas. Čia vienas svarbiausių jo, momentų yra. vat, kaip man, pavyzdžiui, būna, aš žinau, kad, tarkim, situacija, jeigu aš išliksiu pozityvus, bet kur aš eisiu, bet ką aš bedarysiu, aš žinau, kad man atspindės aplinka pozityvą. Dabar situacija, kur daug žmonių būtų controversial iš tikrųjų, arba toks labiau apkalbama tokia tema, kad dabar įsivaizduok, tu eini, tai esi, žmogus, ne, naktį eini per tamsų kažkokį skersgatvį ir ten stov 5 kažkokie keisti vyrai. Jeigu tu praeisi, tai jau atrodo, žinai, kad net tave užpuls ar kažkas tokio. Jeigu tu būsi būsenai, kad tai bus pozityvi, tikrai pozityvi, tu 100% pasitikėsi savo aukštesniu aš, eisi į nežinomybę su pasitikėjimu, ne su baime, su meile, su džiaugsmu, su pozityvu. Tu atspindėsi šitą savo vidui, bet nesitikėsi to išoriai, bet tu eisi su ta emocija, su ta būsena savo vidui, eisi pro šalį, tai gal tie vyrai tave užkalbins, bet tu, kadangi esi pozityviai būsenai, tu esi būtent toj paraleliniai realybėj, kur tau bus mintis pasakyti kažką juokingo arba kažką pozityvaus, kur anie sureaguos irgi pozityviai. Ir tau, duos pitaką ir paleistai. O bus situacija, jeigu tu būsi negatyviai, tu būsi baimiai, tu žinosi, atrodo, ne mane užpuls, aš bijau, bet aš turiu ten eiti, aš einu ir kas bus, tai pro šalinį tai užpuls. Tai atrodo labai keista, atrodo nesąmonės čia, aš šneku, tas visas nusišneka. Jo, bet vat, tas ir kai, tas ir, tokį stiprų pasitikėjimą reikia turėti einant per gyvenimą. Antiek atsiduoti savo sielos vedimui, kad mes esam simulacijai, mes esam savo kurtoj simulacijai. Tai ir mūsų sąmonės projekcija. Aš sakau žmonėms, žinai, nebijokit šito žodžio simulacija, nereikia jo bijoti. Kuo jūs labiau bijosit šito žodžio, tuo jam bus sunkiau suprasti tas manifestacijos mechanikas. Turi nebijoti, nes matai, protas, kai jisai galvoja, kad čia tikras pasaulis yra materija, jinai nekintanti, labai ten stabili ir taip toliau, čia nieko nepakeisim, kas čia nutiks, viskas atsitiktinumas vos ir viskas, žinai. Bet kai leidi protui tikrai patikėti, kad tai yra simulacija, protas iš tikrųjų pertvarko visą savo įsitikinimų sistemą, jog jeigu čia simulacija, tai reiškia, visų pirma, atsiranda toks jausmas, kad reiškia, visų pirma, ją galima manipuliuoti kažkaip. Kažkaip ją galima koreguoti, kažkaip ją galima keisti kaip kompiuterinį žaidimą, žinai. Ten galima perprogramuoti ir taip toliau. Ir atsiranda jau visai kitos dekoracijos, žinai. Tai ir protui, tai kai protas priima giliai vidų, jog tai iš tikrųjų yra simulacija, yra daug lengviau po tai žengti kitus žingsnius. Jo, protas labai atsileidžia tada. Atrodo, nebėra tik suvaržymo, kad aš esu čia kažkokiam tam tikram gyvenime, kur jeigu aš dabar čia nepadarysiu to, aš numirsiu ir viskas man nebeegzistuos, aš būsiu, taip toliau prisigalvoju viską nesąmonę. O tu supranti, kad aš esu simulacijai. Gerai, tas dabar kas vyksta begalybę kartų skirtingų situacijų. Dabar paralelinė realybėm kiek įmanom kartų vyksta ir simulacija. Į kairę begalybę kartų tokių paralelinių, tokių pačių žmonių kaip aš, į dešinį, į priekį, į viršų, į šonus skersai. Tai tiesiog, kai tu tai pradedi suprasti, patikėti. Gerai, tu neprivalai tai dabar paimti ir matyti, aš esu simulacijoje, gerai. Dabar aš, kai žinau, kad esu simulacijoje tikrai, tada aš pradedu tai daryti ir keisti. Ne. Kai tu pradedi pasitikėti, kai tu pradedi tikėti tom, kad dalyks dabar jau yra, nors tu tuo galbūt nematai, nes tu neprivalai matyti kaip žmogus to, kai tu pradedi tom tikėti besąlygiškai ir veikti per tai, tu pradedi matyti įsimanifestavusias pasiekmes ir rezultatus dalykai, kad jie vyks būtent pasiekoj to, kai tu pasitiki tom ir tu supranti, kad čia yra simuliacija ir tu tiesiog atsileidi ir tu galvoji, gerai, aš einu, pabandysiu tą. Kam dalyks? Per gyvenimą reikia eiti su žaismingumu, su bandymu, su susidomėjimu. Reikia žaisti. Jo, nieks nėra taip rimtai. Absoliučiai niekas. Man kai patinka, kad tu taip pasakei, nes aš irgi tą patį kartoju, blemba, žmonės, čia yra žaidimas. Kol jūs galvosit, kad čia yra kažkoks rimtas gyvenimas, viskas čia rimta, žinai, tai viskas jumis rimtai čia ir tampysi, visas pusės ir niekas negalėsi čia kontroliuoti, nebus jokios kontrolės, aplinkybės pilnai
jūsų gyvenimą kontroliuos, jūs nebūsite tas sąmoningas kūrėjas niekada, jeigu jūs čia galvosit, kad čia rimtas gyvenimas ir čia viskas labai rimtai vyksta. Nu, reikia pradėti žaisti, įsivaizduoti iš tos sielos perspektyvos, kad šita simulacija, kad ir kaip atrodo tikra, tai ok, kad neatrodo tikra, tai jūs džiaukitės, kokie jūs esat galingi, kad jūs sugebėjot sukurti tokią galingą, tokią tikrovišką simulaciją, tai yra kažkas neapsakomo. Nesvarbu, kad tai žodis simulacija gali kažką išgazinti, žinai, bet reikia džiaugtis, kad nesugebėjom sukurti tokią galingą simulaciją, kad ta sąmonė, ta galia, kuri yra viduje, jinai sugeba kurti tokias simulacijas, kurios atrodo visiškai tikros. Jo, sakau, čia žmonės, Jo, žmonės stringa, žmonėm yra sunku persiversti savo įsitikinimuose, kad tai iš tikrųjų yra simulacija ir būsena kuria tas dekoracijas. O jeigu tu užstringi tam tikram pasauliu, rimtam pasauliu, tai tas rimtas pasaulis tave tiesiog tampa, jisai tave labai veikia ir tau nieko neina padaryti. Esi absoliučiai paveiktas išorinių aplinkybių ir tu reaguoji tiesiog į išorinės aplinkybės ir eini jo, per gyvenimą kaip autopilotas. jo, tas ir yra, kad žmonės reaguoja į tai, kas Reakcija, susiklostė. reaguoja į tai, kas vyksta. Nesirenka kaip reaguoti, bet tiesiog reaguoja automatiškai. Jo, jo. Jo, bet reaguoja, reikia pajausti, va dėl to aš mokau sąmoningumą. Kiekvieną dieną stengtis būti čia ir dabar, pajusti, kas dabar ir kairiai, kas dešiniai, kas viršui, kas tiesiog garsus pajusti, vėjas gal užpūta ant veidą. Tiesiog pabūti čia ir dabar, šitą momentą. Nes kuo tu dažniau būsi šitą momentą, tu dažniau būsi sąmoningas, kai kas nors išlent, kuo tu nepageidauji. Ir kai kas nors, kai išlent, kuo tu nepageidauji, tu gali suprasti, kad gerai, aš nereaguosiu į šitą emociją, kad jau norėjai iššokti iš mano ego. Aš pasirenku atsakyti į šitą susikloščiusią emociją arba situaciją. Aš atsakau, gerai, kaip aš atsakau. Vietoj to, kad aš, kaip blogai, kad čia įvyko tas ir tas. Ne, aš atsakau, gerai. Aš suprantu, kad va, tas įvyko, tas ir įvyko, bet kodėl tai įvyko? Dėl to, gerai, man išmetė iš darbo, nes aš galėčiau dabar turėti daugiau laiką, pradėti eiti savo aistrą ir pradėti pagaliau mokytis groti pianinu. Ir man taip ir kaip smagu. Ačiū, aš esu toks dėkingas, ačiū visatą, ačiū, kad tu man atsintei šitą susikloščiusią negatyvę galbūt kažkam situaciją, kad aš ją galėčiau pastebėti ir paversti į kažką, kas man ir konstruktyvu, ir pozityvu, kad galėčiau tai transformuoti. Tai yra viena reakcija, kurią galima pasirinkti, bet yra ir kita reakcija, kurią dažnai žmonės renkasi. Jo, bet tas ir dėl to sąmoningums ir labai svarbus kasdien. Nes kol tu netapsi sąmoningas, tas ir pats pirmasis žingsnis. Kol tu netapsi sąmoningas, tu negalėsi pastebėti tų dalykų, kas realių laikų iššoks. Aš su savo klientais taip dirbu. Aš juos mokinu, ne kad gerai, tu dabar išmoksti ir tu eini dabar medituosi ir pašalinsi savo įsitikinimus. Ne. Niekas neturi laiko. Jeigu kažkas turi, tai labai fainai. Bet didžiųjų dalis žmonių neturi laiko tiesiog sėdėti, medituoti 3 valandas dabar ir tokias disciplinas. Ką aš mokau, yra realių laikų, kai tu pastebi, kai kažkas išdyksta, tu tada ir dirbi su tom, tu iš karto tai pakeiti. Ir kai tu eini per gyvenimą, tu iš karto tobulėjai, tau nereikia laukti kažko, tu tiesiog kaip išdyks, tu pastebi, nes tu būni sąmoningas arba sąmoninga ir tu gali pasirinkti, nereaguoti, o atsakyti į susikloščią situaciją. Nes svarbiausia gyvenime yra ne tai, kas būna mūsų gyvenime ar atsiranda mūsų gyvenime, o tai, ką mes darome su tai. Būtent. Viskas, ką tu kalbi, yra absoliučiai apie dėmesio valdymą. Sugebėjimą valdyti savo dėmesį. Kur aš nukreipiu savo dėmesį, ten ir teka energija. Kaip čia pagrindinis iš Joe Dispenza posakį yra. Ten, kur mūsų dėmesys, ten teka mūsų energija. Ir arba tu valdai tą energiją kažkur, arba visokie triggeriai šitoj matricoje, šitoj simulacijai, tą tavo dėmesį, tą tavo energiją valdo. Kaip, pavyzdžiui, didžioji dalis žmonių, jie atsibunda ryte ir jie čiumpa iš karto telefoną ir iš karto grįžta į tą praeitį, žiūri, kas čia gera Facebook'e, kas čia ką parašė, ar ten mane išmetė iš darbo, neišmetė iš darbo, ką čia naujienas rašo. Vėl iš karto grįžta į senąją vakarykštę būseną ir toliau kuria tą pačią istoriją, tą pačią realybę, nes ta pati asmenybė vėl įsijungia, kuri vėl viską iš pradžių, vėl viskas po senoviai. Ir va tie nesupranta, kad tu, kai atsibundi, tau geriau yra ne vėl grįžti senąją asmenybę, bet iš karto galvoti, kokią tu asmenybę iš tikrųjų nori būti. Ir bandyti pasijausti tą asmenybę čia ir dabar, įsivaizduoti, ką ta tavo svajonė asmenybė iš tikrųjų dabar veikia ir būti tame jausme, toje emocijai, pajausti tą jauduliuką ir tada tave pradės
pradės vesti tas jauduliukas kažkur ten, kur tau reikia, bet jeigu tu niekaip neįsijungi į tą asmenybę, vis grįžti prie senosios asmenybės, tai Jo. niekas nepasikeis. Ir žmonės galvoja, kad kažkas ateis ir pasikeis. Nu. Arba pavyzdžiui, įsivaizduoja, ten daro kokią mini praktiką, įsivaizduoja, aš jau milijonierius, ten kalba aš milijonierius, milijonierius, išeina ten į kitą kambarį ir galvoja, tuo ateis koksai žmogus ir pados čia tau tą lagaminą, žinai, milijoną ir va, imk, žinai. Nes jie nemato iš karto jokio įvykio, jokio pokyčio toj matricoj, toj simulacijai ir jie tada pradeda nebetikėti va to vidiniu pasauliu, tą vidinę būseną, nes jie Jo. nemato iš karto momentiškai nepastebi jokio įrodymo, jog tai veikia, ką aš ką tik bandžiau čia manifestuoti, afirmaciją, kažkokią meditaciją bandžiau ir tai iškart neatsispindi, tai reiškia, tai neveikia ir jie numeta, tai šiek tiek papraktikuoja ir numeta. Nes ta tikrovė, jinai šiek tiek atsilieka nuo vidinės būsenos, jie šito nesupranta. Nu. Nes viskas, ką tu darai, įeidamas į tą kitą būseną, savo svajonių būseną, tai tu konektinės su savo energija, tu konektinės prie to dažnio, kur jau yra ta tikrovė, kur jau yra ta tavo svajonių versija. Tu prie jos po truputį konektinės. Ir laikui bėgant, to tavo sąmonė persikeičia būtent į tą paralelinę tikrovę, bet tai vyksta labai lietai, tai nevyksta greitai. Būna dalykų, kurie vyksta momentiškai, bet tai užtrunka laiko ir žmonės negali patikėti, kad čia iš karto nepamato jokio įrodymo tikrovė ir jie paleidžia, nebetikė, jokia čia simulacija, niekas čia neveikia. Man reikia iš Jo. karto įrodymų, žinai, ir va tie visokie momentiniai dėmesio trigeriai, ten telefonai, visokie ten Facebookai, ten TV, naujienos ir taip toliau. Ta dėmesį tampo matricų į visas pusės ir žmonės niekaip negali, vat kaip tu sakai, kad tu mokai, kad sustokite ir būkite čia ir dabar ir išmokite valdyti savo dėmesį ir atkreipti dėmesį, ką jūs darote, savo emocijas, savo įstikinimus. Jo, vat tas ir kad vat, žmonės atrodo būsena, vat, įeini, tai kaip minėjai, telefoną iš karto grįžti vakarykštį būseną, bet tai yra, kai tu atsikeli ryte, tu turi pliką neutralią energiją naują. Kad yra nėra dar pajudinta. Kol tu nepradėjai, kol tu neleidai savo ego įeiti ir neprisimeni, kas vakar buvo, ar neprisimeni, kas turi tau įvykti, kai tu būni čia ir dabar, tu eini tą būseną, kur tu ir visiškai neutrali, graži, švari energija, kad tu turi čia ir dabar. Ir kaip tu nado panaudosi. Aš pasirenku dabar būti toks ir toks, aš darau šitą ir šitą, aš seku savo aistrą. Gerai. Ką aš noriu dabar daryti? Aš noriu eiti ant žolyno basas pasivaikščioti. Gerai, aš nueinu žolyną basas pasivaikščioti. Gerai. O, tada užėmė mintis iš niekur nieko. O, aš noriu būti milijonierius. Gerai, aš pasakysiu afirmaciją. Aš esu milijonierius, kaip minėjai. Ir, dabar turi atsirasti milijonų, man turi atnešti kažkas. Taip, tai visiškai ir įmanoma. Jeigu tu išliksi toj būsenai, tu žinosi, kad, žinai, kaip būna, tu nuvarai užsisakyti barą kokį nors tenais alaus ar kažko užsisakai ir tu viskas. Tau ten palaukti reikalo atneš. Ar tu eini prie to barmeno, sakai, yra jau, kada bus, nedarai taip. Tu žinai, kad ateis. Taip pat tu pasirink. Aš žinau, kad ateis šitais man va šitas milijonas ir aš nežinau iš kur, nežinau kaip, bet aš žinau. Ir aš šitai būsinai. Ir man nesvarbu, ar tai bus rytoj, ar poryt, ar po metų, ar po 20. Man nesvarbu, ar iš vis bus. Bet aš esu toj būsenoj, toj emocijoje, kad man tai jau dabar yra nors. Ir aš galbūt neturiu to. Bet aš jaučiuosi, kad aš turėčiau taip. Aš dėkingas, aš džiaugiuosi dėl to. Ir aš einu tai. Nes ką esmė, kai mes esam šitoj fiziniai realybėje, mums ir viskas truputėlį užtrunk laiko, kol įsimanifestuoja. Dvasiniai būsenai viskas yra taip pat. Nes tada mes galim pasirinkti į bet kokią paralelinę realybę, kad norim įeiti iš karto. Bet čia mes esam arti kitų paralelinių realybių. Tu esi dabar, tarkim, arti paralelinės realybės, kur galbūt kažkas labai lengvai galėtų vykti, kur, pavyzdžiui, kažkas ateitų, gal netgi pabarškintų. Į duris tiesiog. O yra paralelinė realybė, kur tu esi milijonierius ir kažkas ateina pabarškinti su lagaminto milijoną atnešti. Iki šitos realybės tau reikia daug ko pakeisti. Daug dalykų turi pasikeisti tavo asmenybė. Daug dalykų turi pasikeisti būtent visoj tavo energijoje. Žmonės, kuriuos tu pažįsti galbūt. Visokių daug aplinkybių yra, kad tie faktoriai, kad jie nuliam šitą paralelinę realybę, kiek jinai ir arti tavęs. Nes užtrunk kažkiek laiko, kol ateisi kitais. Tu darai veiksmus, sekdams savo aistrą, žinodams, ko tu nori, bet nesitikėdams to. Tu darai, tu artėjai prie tos realybės, nes tu grinai sekdams savo aistrą, tavo aukštesnys aš, jeigu tu nori kažkas įmanifestuoti,
ans būtent tau darys tą, kad tu prieitum prie tos galimybės, kad bus čia labai arti ir tu vieną dieną sėdėsi ir kažkas į duris pabarškins, sakys, žinok, aš turiu milijoną, aš nežinau, kur dėti, man policija gauda, imk Taip, pasaugok. taip, Kažkas tikrai turi. įmanoma, tikrai įmanoma. Iš niekur niek. Ir žmonės sakys dabar nesąmonė. Kaip nesąmonė, ką tu šiandien išneki? Tai yra sąmonė, tai yra visiškai įmanoma. Tu pasitikėti turi savim, Būtent, turi pasitikėti savo aukštesnį aš 110% ir eiti į tai su nuliu lūkesčiu. Ar tai bus, ar nebus. nes tada atsiranda tik tikras pasitikėjimas, tikras tikėjimas. Tikėjimo elementas yra labai svarbus dalykas. Aš žmonių klausiu, žinai, kurie vat abejoja tą tokią manifestaciją, momentinę ar šiek tiek kūrybiškai lagina, kurie atsilieka. Sakau, jeigu tu tom tiki, ar tu tiki tom, kaip tik kūrėjas tikėjo, kad atsirastų šitą tikrovę. Jeigu jisai nebūtų tikėjęs taip stipriai, šitą tikrovę, kurioje dabar esam, nebūtų atsiradus iš vis niekada. Tai ar tu sugebi taip tikėti, kaip tiki kūrėjas? Ar tau iš tikrųjų reikia dar pasimokyti, kaip reikia tikėti? Pats tikėjimo elementas yra labai svarbus. Žmonės dažnai galvoja, jog jie moka tikėti. Aš tikiu šitą savo realybę, kuri yra čia ir dabar, bet jie iš tikrųjų netiki. Jie tiki kažkur paviršė, bet giliai viduje jie netiki. Vis tiek yra kažkur blokai, kurie netiki, žinai. Čia nesimulacija, čia, nu, čia tikrai taip neįvyks ir taip toliau, žinai. Ir dažnai nesupranta, vat, kokia yra iš tikrųjų paskirtis va, tokios fizinės realybės, kurie atrodo fizinė, bet yra simulacija. Kad mes čia, kad viskas čia yra sulėtinta tam, nėra taip kaip sapne, ką įsivaizduoja siela, iškart mato viską momentiškai. Bet būtent todėl čia nėra viskas taip momentiškai kaip sapne, tam, kad mes patirtume tą procesą. Kai mes galvojam apie tą vat, milijonieriaus gyvenimą, tai siela aukštesnys aš, jisai nori patirti tą procesą, kaip tu tapsi to milijonierium, praeiti per visą tai. Būtent. Tai yra pats procesas. Vat, čia viena iš pačių rimčiausių paskirčių, bent jau kaip aš suvokiu šitos fizinės simulacijos, sakykime, paskirtis, kad mes procesą patirtume. Nes jau viską momentiškai mes esam sielos lygmenį išbandę jau visus įmanomus variantus, galimai esam išbandę turėti čia ir dabar. Noriu turėti ten didžiulį namą, štai ir yra didžiulis namas. Nauja mašina, Porsche, štai ir yra Porsche ir aš važinėju su to Porsche. Bet aš tenais nepatiriu pačio proceso, kaip reikia pasiekti šitą materialų objektą kažkokį, kaip pastatyti tą namą nuo plytą po plytos ir taip toliau, kiek jėgų visą tai kainuoja ir taip toliau. Vat, kam ir geriausias dalykas, kad vat, tas ir yra procesas. Mes atėjom čia pasirinkom, kad patirtumėm procesą. Dabar kaip analogija žmonėms. Kas čia esat žaidė kokius nors video žaidimus, tarkim, ne? Ir yra kodai. Tu suvedi kokį nors kodą ir tu turi visus pinigus. Tu suvedi tenais kokį nors kodą, tu esi nemirtingas, ne? Ir kas esam išbandę šitus dalykus ir patyrę, aišku, kaip smagiai, 21-20 kartų suvesti kodus, kur tu turi daug pinigų ir labai smagu. Gerai, o kas būn tada? Tu viską gauni iš karto, ir tau nebeįdomu. Tada būn tau mintis, o kas būtų, jeigu aš pamėginčiau viską be tų kodų, be tų cheat codes išmėginti, perėti tą žaidimą. Tame ir yra visas procesas ir įdomus, mes atėjom čia patirti tai, nes patirtis yra vienintelis dalykas, kas ir tikra. Patirtis kaupėsi mūsų žmonės akašinius rekordus realiai. Vienintelis dalykas, kas ir tikra. Absoliučiai visą kitą yra tiesiog tavo sąmonės iliuzija. Kaip kitaip sakant, projekcija. Laikas ir erdvė taip pat projekcija. Tai neegzistuoja. Mes tik patiriam tai. Tai yra šalutinis efektas, kai mes einam per tas paralelinės realybės, kai mes judam per gyvenimą. Tai yra šalutinis efektas. Tai vyks antiek greitai, kad mes taip nematom, manau. Dėl to mes patiriam laiką. Mes keičiamės milijardus kartų per sekundę. Dabar. Būtent, labai čia gerai pasakai. Kokia frazė ar posakis tave palėtė giliausiai gyvenimą? Ar yra kokie žodžiai, kažkokia frazė, kuri tau yra įstrigusi? Iš Bašaro gal kažkas yra labai įstrigę giliai. Jo, aš manau, kad vienintelis dalykas, kas man labiausiai yra įstrigęs, yra, kaip ir prieš tai minėjau, visiškai nesvarbu, kas mūsų gyvenime įvyks, svarbiausia, ką mes darom su tai. Aš labai šitą dalyką dažnai atsimenu, ypač kaip pats, įkrent kokį nors negatyvesnį būseną. Ir aš atrodo, dažnai, kai įkrenti, vis tiek dažnis numažėja, vibracija būna kita, įkrenti į kažkokią nors senesnę versiją galbūt, ir pamiršti, ką jau buvai išmokęs, ir tada prisimeni, teisingai, aš juk čia mano ego iliuzija, čia ir ką aš jau bandau įrodyti, grįžti atgal vėl į savo aukštesnę būseną.
Tai vat Tai yra tokia buvo, viena iš pagrindinių Bašaro mantrų, kai jisai sako, aplinkybės neturi reikšmės, svarbu tik tais mano būties būsena. Kokią būties būtent, būseną aš dabar renkuosi. Tobula, čia yra tobula. ja, Aš tą mantrą, kai išgirdau, aš iškart įsiverčiau į lietuvių kalbą ant sienos užsikliavau, o čia yra absoliuti mantra, kad čia labai, 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 vat man tobula, tobula įstrigo. yra šedevras šitą mantrą, sakau, Sugrąžin visą laiką nesu, atgal nesu, į nesu girdėjęs jo, būtent. į šaltinį. Šaltinį visą laiką sugrąžin šitą dalyką, Labai, primint tau, ką labai, tai jau labai dabar stipriai. jau taip žinai. Esmė tame, kai tu sustoji ir tu paklausi, kaip pas Bašaras sako, nesvarbu, kas dabar vyksta aplinkui, svarbiausia, kokią būties būseną aš dabar renkuosi. O visa tai reiškia iš tikrųjų, kokią vibraciją aš viduje renkuosi ir tai nulems reakciją į tai, kas vyksta aplinkui. Tai absoliučiai nulems reakciją. Bet jeigu tu leisi ego sužaisti, tu nesustosi, nepaklausi, pats neleisi sąmoniai pasirinkti, o leisi ego nuspręsti, žinai, tą reakciją. Ir tada bus, kad, nu, ego nuspręs pagal savo istoriją, pagal savo įsitikinimus, bet Jo, neleis tavo sielai, sąmonės šviesai pasižiūrėti į visą situaciją iš aukščiau ir nuspręsti iš tikrųjų, ką tu nori pasirinkti kaip visa būtybė, kaip aukštesnysis aš labiau. Bet jo, kai savo būtent leidai sustoti ir tai padaryti, paklausti va tokio klausimo, tai yra labai labai stipru. ypatingai. Tas, vat, kai mes Jeigu pradedam, žmogus, ne, vis gerai. sakyk, Tai kai mes baig. pradedam keisti savo ego, kuo mes daugiau pakeitam tų įsitikinimų, kad jie visiškai nepasitarnauja mums gyvenims taip palengvėjai, taip stipriai palengvėjai, kad mums net nebereik, pačiai pradžioje reikia pastangų, disciplinos ypač reikia, kad pakeistų, pradėtum keisti. Bet tu kai pradedi tą sniego kamoliuką viniuoti ir jiems didėja ir paskui jis pats pasileidžia. Absoliučiai tau papastebi, kokį įsitikinimą, ai čia, nebėra. Net nebereik pastangų šitam dalykams, tu iškart atrandi, tai jau žinai, kaip tai padaryti, tai jau vieną kartą padarai, tai jau 10 kartų padarai, tai jau 100 kartų padarai, jau 101 kartą net nereikia galvoti. Tu labai lengvai jisai pakeiti. Ir kuo tu toliau tai darai, tu daugiau atsiver tavo tikrųjų energijai. Mūsų pagrindinė energija tek per mūsų širdį. Ir mūsų širdis yra uždaryta, kol mūsų įsitikinimai mumis valdo. Kuo mes daugiau pašalinam tų įsitikinimų, tuo tyresnė ta energija tek. Ir ant tuo lengviau tek. Ir tuo lengviau mums sinchronizacijas ateina gyvenimu. Tuo daugiau magijos mes patiriam per savo gyvenimą. Tuo daugiau džiaugsmingi būdam. Tuo daugiau sąmoningi ir būnam džiaugsmingi aplamai iš visų aspektų. Viskas tiesiog ateina į pozityvą, susijungia ir tu būni vis laik ten, kur tu nori, ten, kur tau reikia. Tu gauni tą, ką tau reikia ir tu dėl to būni laimingas. Be Tai abejo, vat, be kai abejo, pradėm keisti savo vidų, būtent, keičiam savo išorę. be jokios abejonės. Jeigu žmogus jaučiasi pasiklydęs, kur jam darytis? Geras klausimas. Į vidų savo. Ko tik, nes kai būtum žmogus, tarkim, nepasiklydęs, galim sakyti, kaip depresija, ne? Aš būnu depresijoje. Depresija į aplinką, nu, aš jau taip jaučiuosi, nes tas padarė man tą matyti, arba šitas įvyko, dėl to aš jaučiuosi taip. Visi išoriniai faktoriai atrodo, tiek daug dalykų, kad jie nulem, kaip aš dabar jaučiuosi. Visiška netiesa. Kompresuok, o ne depresuok. Įeik į vidų. Pažiūrėk, kas vidui. Nes po kažkiek laiko, kai tu pakankamai būsi vidui, tu pradėsi pastebėti esmę. Pradėsi matyti gerai. Aš jaučiuosi dėl to, nes dėl to. Man būtent šitą emociją išlinda, nes aš tikėjau šito dalyko. Ir tas irgi svarbiausia ir kelti iššūkį tiems dalykams, kad verčia tavi jaustis X, Y, Z. Aš jaučiuosi taip, nes taip. Gerai. Kodėl, ko aš turėčiau dabar tikėti šitą situaciją, kad aš jaučiuosi taip. Ir klausimas. Jeigu reikia, nors 100 kartų, tu tą patį klausimą varyk. Bet dažniausiai tu neprivalai klausti 100 kartų. Tas atsakymas ateis tada, kad tau bus palanku gauti šitą atsakymą. Tai gali būti už minutės, arba už valandos, arba už 10 dienų. Bet tu gausi atsakymą. Ir tu, kai atrandi tą šaknį, tu tada supranti, kad viskas buvo viduj. Tai buvo tiesiog kažkoks įsitikinims, kažkokia tai programa, kad turėjai reikšmę, kad turėjai prijungti emociją, į kad mane verti jaustis blogai. Aš buvau pasimetęs, aš nežinau, ką aš norėjau daryti, bet aš dabar suprantu, kad tai buvo apgaulė, tai buvo tiesiog iliuzija. Aš jau žinau, ką aš noriu daryti, bet aš to vengiau tiesiog, nes aš nedariau to, kas yra mano aistra. Aš tiesiog dariau viską, kas yra visiškai į kitą pusę. Kai mūsų siela eina į vieną pusę, kad tai yra iš tikrųjų mūsų pusė, ir kai mes bandom kontroliuoti gyvenimą, bandom perėti per prievartą kažkur kitur, kur iš tikrųjų mes galvojam, ką mums norim, ką mums reikia, iš tikrųjų ne. Mes einam į 2 skirtingas pusės. Kuo mes eisim toliau, tuo daugiau mes jausimės pasimetę. Kai mes sustojam,
pažiūrime savo vidų, suprantam, kad tai buvo tiesiog nesąmonė, tai yra iliuzija, mes apsisukam, mes grįžtam, mes jaučiamės gerai. Mes žinom, ko mes turim, mes nebesam pasimetę, mes nebesam depresijoje. Tai ir viskas vidui. Absoliučiai viskas ir vidui. Visi atsakymai ir vidui. Bet tiesiog ką tau reikia žinoti, kokius klausimus klausti. Patirti tai vieną kartą, išmokti, pamatyti, koks tas procesas yra ir kokie tie rezultatai to proceso yra, kad dar stipriau patikėtum ir viskas po to tiesiog keičiasi. Pati Ir pradžia. stengtis, Jo, ir jo, stengtis nesusitapatinti su istorija. Ir va, toks vienas yra triki klausimas, kuris labai naudingas yra. Kas iš tikrųjų yra depresuotas? Ar tu iš tikrųjų kaip būtybė esi depresuota? Ar čia ego fizinis. istorija, kuri kūrė depresuotos Jo, asmenybės istoriją? būtent. Vat kai tą supranti, tu pažiūri ne kad iš tiesiog iš fizinio Jeigu tu proto. žiūrėsi jeigu tu žiūrėsi iš ego istorijos, tai tenais viskas istorija jau yra Jo, parašyta, jau ten išėjimo nėra, jau ten tu esi depresuotas, tu esi aukos būsenai, viskas. Dabar mes esam už kitus aukščiau, nes mes esame aukos būsenoje, mes esame auka ir reikia mumis čia rūpintis ir taip toliau, mes esame vargšeliai, žinai. Ir kai tu jo. supranti, vat, kad šitą istoriją kūrė ego ir tu gali išeiti iš tos istorijos ir atkreipti dėmesį, vat, būtent su visokiais klausimais, kaip tu sakai, vat, pavyzdžiui, paklausti, kas čia iš tikrųjų yra depresuotas, ar aš iš tikrųjų kaip vat, visa būtybė, siela, šitas kūnas ir protas, visa ta būtybė yra depresuota, ar čia tik tais mano ego dalis, ego istorija, kuri yra depresuota. Jo, vat turi pradėti irgi žiūrėti iš, tarkim, galim sakyti, trečio asmens. Aš turiu tokią Mhm. praktiką, kurią mokau žmonėms pačiu pradžioje irgi pradėjus su manimi mokytis. Aš taip pat ją turiu pasidalinęs savo socialinėje medijoje. Jeigu nesimatys, tai tai praktika, kur tu pradedi tiesiog stebėti savo ranką ir stebėti energiją. Pabandai pajusti ant pirštų kažkokius tai visokius elektrą, kažkokius tai, kai nutirps ranką, irgi visi žinom tą jausmą, kažką vat panašaus į tokį, pabandom pajusti energiją. Tu pabandai pajusti energiją, tu jauti tą energiją rankoje ir ką tu darai, tiesiog pabandai stebėti. Gerai, aš dabar žiūriu šitą, aš jaučiu šitą. Gerai, o dabar stebėk ir jausk visą šitą, ką jaučia vis šits kūnas. Tai tarkim dabar, jam tu stebi per savo ego, tai tu stebėk tą, kuris stebi šitą visą. Ir tu tada tu būni kaip į viršui, tu žiūri iš savo sielos akių, kad žiūri į tavo ego, kad žiūri į šitą fizinį patirtį. Tu matai kaip iš trijų asmenų, galim sakyti. Nes ir tavo fizinis protas, kad patir šitą dalyką, tavo ego, kad patir tavo fizinį protą, ne, atvirkščiai. Nu, bet tu patiri šitą jausmą iš savo aukštesnio aš, kad stebi tavo ego, kuris patiri visą šitą. Taip. Ir kai tu pamatai, kad, šitą visą emociją, šitas jausmas, tai tiesiog man ta miesa, čia mano kostiums. Šitas dalykas, kas aš esu kaip asmenybė. Tai iš tikrųjų nesu aš. Ir tas labai lengvai leidžia tau suprasti, kad tu nesi tu nesi tavo ego. Tu esi siela, kuri yra šitoj fizinėje realybė. Bet irgi, kaip ir dažnai mes suminėjais, mes nesam čia, vat, kad, aš esu šitais siela kūne. Ne. Tai esi kūnas, visa šita fizinė realybė, sieloj, nes tai yra tavo sąmonės projekcija. Tai yra viskas, ką tu aplinkui matai, tai yra tiesiog sielai vis dar. Nes sielą įsivaizduot galim kaip skritulinį, kokį nors kriemulį, tarkim, kaip milnų šviesos, ne? Ir tai įsivaizduotum meti į vandenį akmenuką ir būna tokias bangelės, ne? Tai taip pat tas visas krimulis banguoja. Ir mūsų visa šita fizinė realybė yra kaip viena vibracija, tos bangelės paimta ir sukondensuota į kaip mažą sėklelę, pačiam vidury tos energijos. Ir ta maža sėklelė yra viskas, ką mes dabar čia patiriam. Ir tai vyksta momentu, sielos būsenai. Tai realiai siela kvepuoja. Kai mes mirštam, ta visa sėklelė grįžta atgal. Tai jie banguoja, vibruoja. Ir banguoja įsitraukia pamažiai. Ir tai fizinis realybės, kurias mes patiriam ir mes plečiamės. Tai visa šita fizinė realybė tiesiog maža sėklelė, kurią mes patiriam. Ir tas dalykas yra, kad tai mūsų ego, ne, tas visas pojūtis, kad aš jaučiausi depresuotas, palauk, ne. Šis fizinis kūnas jaučiasi taip. Aš pasirinkau būtent šitą pamoką, gal išmokti šitą dalyką. Gerai, aš suprantu šitą dalyką, aš pradedu savo fizinį kūną keisti. Kuo aš labiau išvalau savo visą šitą fizinę asmenybę, tuo lengviau visą energiją visą apstek per mane.
Ir tai ir taip paprasta pasakyti, ir taip paprasta padaryti, kai tu pradedi tiesiog ir pasitikį ir einsi tam tikrą Taip, būseną į tą kelią. taip. Būtent. Bet žmonės, žinai, jie bijo. Ne, aš negaliu būti kažkas kitas, aš esu šitas kūnas, kaip aš galiu būti dar kažkas negu šitas kūnas. Čia tokia ego istorija yra, žinai, kur ne, čia tai negali būti tiesa, kokia ten dar siela, kokie ten dar aukštesnieji aš ir taip toliau, koks ten dar highest excitement jauduliukas ir taip toliau, žinai. Na, Ir čia yra, kai ego jisai bijo, jeigu galvoja, jeigu aš būsiu kažkas daugiau negu šitas kūnas, negu šita fizika, šitas fizinis aparatas, tai tada aš kažkas yra daugiau už manęs, tai reiškia mano mirtį. Aš bijau mirti ir jisai va taip įvinioja visą šitą procesą į visokius blokus, visokius įsitikinimus, kad tu negalėtum patikėti, kad tu esi kažkas daugiau negu šitas kūnas. jo, Ir tai labai spaudžia iš visų pusių, kad ne, tu esi šita asmenybė, šitas kūnas ir čia daugiau nieko nėra. Bet tai tik istorija, tai nėra tikra, tai yra iliuzija. būtent, Iliuzija. būtent. Ir yra geras posakis, kad iliuzija pradingsta tada, kai mes suprantam, kaip ji sukurta. Tai vat būtent apie tai ir kalbam, apie tai tu daug pasakėjai, va tos informacijos, kuri leidžia žmogui suprasti tą iliuzijos konstrukciją. Jo, Kaip mes sukuriam tą iliuziją? jo, ir Jinai mes, turi tam tikrą paskirtį, ta iliuzija turi paskirtį ir reikia vertinti tą iliuziją, nu, jinai nebereikalo yra, čia nėra, mes nesame įmesti į kažkokius tais pastus, tipo kaip iliuzijos jo, jo, pastus. Nu, jo, jo, visą tai turi patirtį, tai yra žaidimas, tai yra tam savotiškas perėjimas iš vieno lygio į kitą lygį ir mes po truputį einam per tos lygius. Nu. jo. Reikia vertinti kiekvieną lygį. Kad Nebūti ir ta blogis. depresija, kad ir ta depresija sunki, tenai sielos tamsi naktis, nu tai reikia vertinti. Tai esi tokiam momente vertink, kad tai yra tam tikras etapas, kur turi, kaip ir žaidime, išspręsti tam tikrą tenais užduotį, kad galėtume eiti toliau. Nu tai va čia irgi reikės biškai išspręsti, biškai sąmoningumo, biškai istorijos stebėjimo ir taip toliau ir tu praeisi šitą lygį. Būtent, kai kurie žmonės, Aišku, kai kurie žmonės, mes galime ir šnekėti ir dalinti šitą informaciją ir skleisti šitą, bet kai kuriems žmonėms tai niekada nebus tiesiog, nu, tu jų neįtikinsi. Bet mes ir neprivalom, nes mes nežinom kitų žmonių gyvenimo kelio ir mes niekada neprivalom nieko, ypač artimų žmonių, bandyti per prievartą ne. keisti. Jo, nes jie turi savo skirtingus gyvenimo kelius ir jie galbūt turi patirti tai, ką patiria. Ir mes galim pasėti šitą sėklą, pasakyti, kaip geriau daryti dalykus, pasakyti, kas ir būtent geriau ir iš meilės pasidalinti geresnį informaciją, negu Anie dabar jau veikia per savo gyvenimą. Bet tai yra anų asmeninis reikalas, ką jie darys su ta informacija. Tai yra visiškai mums nesvarbu, nes mes neprivalom nieko keisti. Vat Bašaras irgi minėjęs, daugiausiai galius turinti būtybė yra tas, kuriam reikia mažiausio prisilietimo. Būtent. Lightest touch. Jo. Yes. Kaip paleisti kontrolę, kai norisi viską valdyti, man atrodo, kažkiek jau kalbėjom apie tai, bet gal kažką nori pridėti, gal kažkokį ten Nu greitą jo. pratimą ar kažką tai, kad tas Apie tą valdymas, kad ta kontrolė, aš šiaip esu irgi susidūręs ganėtinai nemažai su to kontrolė. Gal kažkokį patarimą gali duoti Jo, žmonėms. jo. Tai mes atrodo norim kontroliuoti viską, ne? Mes pripratino pat ypač vaikystės kontroliuoti. Bet kas ir fainiausia, kad mums nieko nereikia kontroliuoti. Mums reikia pasiduoti, leisti, veikti kontrolį, kad jau yra integruota į mumis. Mūsų aukštesnysis aš. Mes esam čia tik, kad patirti ir daryti fizinius veiksmus, kad mums atsiunčia aukštesnysis aš kaip palidovas į mūsų radijo antenas smegenis. Mes gaunam informaciją, man jaudinant situaciją daryti eiti ten, aš einu ten, viskas, aš nežinau nieko, aš nesitikiu nieko, aš neplanuoju nieko, tai ne mano darbas. Mano darbas ir ką daryti, patirti ir džiaugtis, mylėti, būti čia, patirti visą šitą. Mes kontroliuoti niek neprivalom. Nu, bet aišku, vis tik tas ego išlenda, mes esam tiek pripratę, mėgstam kontroliuoti ir bus tuo momentu, kad mes gerai, aš žinau šitą dalyką ir aš kontroliuoti vis tiek noriu, o aš susiplanuoju šitais planą visą dienos tokį ir dabar aš privalau taip daryti, nes kitaip negali būti. Nu ir tu eisi per tą planą ir kartais tai bus būtent taip, kaip ir turėjo, kaip tu suplanavai ir tai ir visiškai ok, bet ne visada. Kartais, jeigu tu per daug pasitikėsi savo ego, tau dažnai bus taip, kad tiesiog nukentėsi per ilgą laiko tekmę, jeigu kalbam, pasitikėsi savo ego dažniau, suplanuosi, tu daugiau nukentėsi negu išloši. Daugiau reikia pasitikėti savo aukštesnioje aš, nes tai yra ta kontrolė, tai visa ta kontrolė, kurios mums reikia, tai yra automatizuota kontrolė. Tai yra kaip
sėdėjams prie vairo, kai tu sėdi prie vairo, ne, ir tu turi dar dvi rankas, katros yra tavo aukštesnysis aš, ir jisai suk tą vairą, o ką tau reikia daryti? Spaust gazų pedalą ir daryti fizinius veiksmus, kad eitum ir išmanifestuotum tai, ką jis jau ir tau suplanavęs ir atsiunčia, kad tu įeitum į šitą dalyką. Viskas, ką kontroliuoji, tiesiog atsidavims tai kontroliai, kad jau ir integruota į mumis. Būtent, absoliučiai. Kai gyvenime tik tuštuma, jokio entuzijazmo, jokio jauduliuko, kaip tu sakai, ką tada reikia daryti? Gal jau atsakei šitą klausimą, bet gal dar kažką nori pridėti. Atsakiau? Kai, jokio jauduliuko nėra gyvenime. Ką tada reikia daryti? Nu, tai kaip ir sakei, į vidų tikriausiai reikia. Jo, būtent. Jeigu dar čia galėsime plačiau įsiplėsti apie šitą dalyką, jeigu nėra jauduliukų. Jauduliuks vis laik yra, bet tu gali būti, kada, užgoži su savo tikėjimu, kad aš dabar blogai jaučiuosi ir aš einu į aukos vaidmenį, nors aš sąmoningai to nedarau, bet aš esu auka ir aš nieko nenoriu ir aš nieko nedarysiu ir aš noriu verkti ir liūdėti, nes man truputėlį pasąmoniškai kažkur giliai man tas dalyks patinka. Bet tas dalyks yra, kad tai aistra yra visur, tas jauduliuks yra visur, bet jeigu tu tiesiog sustosi, pabūsi čia ir dabar ir pagalvosi, gerai, ką aš dabar noriu daryti, kas man ir smagiau dabar daryti, negu eit verkti ir liūdėti, kad aš neturiu to jauduliuko. Gerai, sėdu. Gal kiek parduotuvė, kiek šokoladą nuėjęs nusipirkti. Man visai atrodo smagi situacija. Nuein, nusipirkti tą šokoladą. Kokia pasiekmė? Geriau jauties, nes nusipirkai šokoladą, nes tau buvo smagu. Ir tai neprivalo būti, kad dabar nueisi ir sutiksi kažkokį žmogų, kad pakeis tavo gyvenimą. Aišku, taip veiks sinchronizacija, bet nesitikėk nieko. Jeigu jau tu pajudėjai per savo tą aistrą, per tą jauduliuką, patį mažiausią kasdieninį veiksmą, jau turėtum džiaugtis ir būti dėkingas, kad tu seki tą dalyką, kad tu jau eini to žingsnį. Tai tas ir yra, grinai, aš net neturiu ką daugiau bedėti. Tai egzistuoja, tas jauduliukas yra, bet dažniausiai žmonės apsimet, kada nėra. Gerai, iš tikrųjų pasakai, aš tik norėčiau pridėti irgi prie to pačio, kad žmonės dažnai sako, kad aš nežinau, kas man patinka, nežinau, kas yra tas mano jauduliukas, ką aš noriu iš tikrųjų gyvenime veikti. Ir dažnai būna tokia problema, kad jie nedirba su ta ego istorija ir esmė yra tame tos ego istorijos ir daug informacijos tavo prote, kuris sukasi ir tu jos nekontroliuoji. Kitaip sakant, tu nekontroliuoji visiškai savo dėmesio visų pirma. Tai reiškia, kad protas jau įsivaizduok tą protą kaip kažkokį tai indą, ir jis yra pilnas užpildytas informacijos, tos istorijos. Ir tenais tam jauduliukui nebėra vietos. Tu net negali išgirsti to savo vidinio balso, kuris tau perduotų informaciją, to jauduliuko, žinai, tą energiją, tą vibraciją, bet ten jau pilna yra viskas. Tai tau reikia suprasti, kad tau reikia padaryti vietos, kad tas jauduliukas galėtų įkristi tą indą. Kad jis galėtų pradėti kalbėti tau iš vidaus, tavo vidiniu balsu. Bet jeigu tu esi pilnai susitapatinęs su ta ego istorija, asmenybės istorija, kuri nuolatos sukasi tavo galvoje ir tu negali to kontroliuoti ir visiškai negali sustabdyti to informacijos srauto, to komentatoriaus, to jauduliuko neišgirsi. Tu visą laiką tik tai seksi tą ego istoriją, to jauduliuko niekada neišgirsi, bet jisai visą laiką kabo kažkur virš to indo, jis nori įeiti, tas aukštesnis, aš noriu tau įkišti, jisai bando per vieną galą, per kitą galą. Nutinka ten visokie įvykiai gyvenime, ten tai bando biškai padaužyti, prispausti, kad tu sumažintum tos srauto informacijos, kad tu nusiramintum, kad tu pabūtum toj tyloj ir kad tai jauduliukais galėtų tau įkišti ir tau jisai būtų viduj ir pabiškai tau viduj kalbėtų ir vestų tave tą energiją, tą vibraciją. Tas jauduliukas, manau, puikiai. Jo, tas jauduliukas, nesakyčiau, kad jis bando įeiti, jis jau visą laiką tenais yra. Visą laiką yra, bet jis yra užkulsiuose, teatro užkulsiuose, jis nori į tą sceną įlysti, įbėgti, bet tu jam neleidi, tu tenais šoki, dainuoji ten su savo ego, tu neleidi tam jauduliukui įeiti, tu turi biškai pasitraukti su tą savo istoriją ir leisti jam įeiti, padaryti tos tylos. Prigesinti biškai šviesas, leisti jam įeiti, pasirodyti į tą sceną būtent. Kaip ir prieš tai buvau minėjęs, kad mes negirdim to balso ir mes neleidžiam tai energijai šviesiai tekėti, kol mes turim daug nesąmonių savo galvoj, kol ten yra užpildyta vėjų. Kai mes pradedam šalinti, tuo tyresnė energija tek per mūsų širdį ir tuo mes daugiau galim paišgirsti tą savo aukštesnį aš, tą jauduliuką, tą jausmą, tą džiaugsmą, tą pozityvą ir tą besąlygišką meilę, svarbiausia viskam.
Ir mes visi turim tą jauduliuką ir žmonės kiti Būtent, per daug būtent, greitai absoliučiai. nuleidžia rankas ir galvoja, nu niekas manęs nekabina gyvenime. Nu niekas, jie net nežengia pirmų žingsnių ir jie viskas pasiduoda, žinai. Tai va čia yra klaida, yra tikrai visokių vat, mokytojų, kaip pavyzdys Justas, kuris gali tikrai padėti vat, atrasti tą jauduliuką, atidaryti tą indą, įleisti tą jauduliuką į jūsų gyvenimo teatro sceną ir kad jisai pradėtų šokti ir dainuoti. Be abejonės. Gerai, biški tokių su humoru klausimėlių gal paklausiu. Nes vis tiek esi linksmas žmogus, mėgsti juokauti man. Na, aišku, kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Ar tikras žemaitis kitaip manifestuoja negu Vilnietis, pavyzdžiui? Nu, matai, matai, aš kart savo tą žemaitiškumą, aš įsijungu, na, ant man toks ir kaip stovi už durų, karts, biški prasidar, biški išėjant, aš priklaus, taip mėtaus biški, jeigu pastebėjai. Tai, ką, neaišku, ką ne, tai visiškai nepriklauso. Tiesiog, vat, aš žemaitis esu, nes aš esu iš Telšių. Aš esu iš Telšių, Mm. aš esu pats tyriausias žemaitis, kad ras truputėlį ir pridarstim žemaitišką kalbą. Ir aš galvoju, kai aš savo tą turinį kuriu, aš galvoju, nu blemba, aš noriu būti autentiškiausia versija. Gerai, kaip aš kalbu su savo draugais? Nu, aš žemaitišką rūkauju su savo draugas, nu tai ko aš čia galvoju. Nu ir šnekėsiu taip pat per video galvoju, nes aš būsiu 100% kas iš tikrųjų esu. Aš nebandysiu apsimesti labai literatūriškai Tai kalbančių žmonių. labai gerai, kad tu tai pasirinkai. Eik, labai Nes tai gerai. yra autentiškums, tai yra pati Būtent, tyriausia būtent. energija, kad yra būtent išsiskiria iš tos minijos, būtent parodo, kas aš iš tikrųjų esu, kad aš pasitikiu savim, pasitikiu savo aukštesniu aš ir aš tiesiog darau tai, kas man ir smagu, visiškai iš meilės ir nieką nebandydams blokuoti. Nes aš jeigu bandyčiau blokuoti, aš turėčiau sunkią kuprinę, su kuria eičiau. Bet ką man to kuprinė? Aš nusimetu tą kuprinę, aš galiu laisvai judėti. Aš atsipalaiduoju. Man net nereikia dažniausiai Būtent, galvoti, būtent. apie ką video daryti. Aš tiesiog nuvarau, galvoju, o varysi į mišką su dviračiu, nes man tiesiog jau taip ir smagu tą daryti, nes aš dažnai važinėjau ir šiandien iš tikrųjų po šitą interviu žadu važiuoti. Bet tiesiog važiuoju ir galvoju, kokį įdomų vietą tenais yra. Sustojam, pradedam kažko nors šnekėti geras. Tiesiog, apie aistrą būtent tą norėčiau pasakyti. O pradedi šnekėti apie aistrą, tada ateini idėjas apie kažkokį įsitikinimą pašnekėti, tada ateini idėjas pasakyti, kad tu esi vertas ir verta visko, ko tu tik pagėdauji savo gyvenime ir tu turi, nes jau gimiai, nes tai egzistuoji, tu esi vertas ir verta, nes tiesiog kas egzistuoja, negali neegzistuoti. Iš niekur nieko, aš pradedu kanaluoti informaciją, tiesiog būdam savim, tiesiog būdam tas Geras. žemaitis, kas aš iš tikrųjų esu. Aš įeinu ten 100% autentiškumą. Karts, aišku, reikia kažkokių specifinių žodžių, kur labiau jau tokie moksliniai terminai ir, žinai, tai aš jau neužžemaitiškai, jeigu pasakys, daug kas nesupras. Nu, tai aš stengiuosi karts tai pamiksuoti. Nu, kaip man išeina? Karts, tu jeigu... Labai gerai tau Jo. išeina, tikrai labai gerai tau Tai, išeina. jo, tai jeigu esi Tikrai Vilnietis, šaunuolis. tai nesijaudink, tikrai gali manifestuoti ir būti aukštas ir eiti per paralinis ir lygtis savo aukščiausią versiją be problemų. Geras. Ką tavo močiutė pasakytų ar pasakė galbūt apie tavo transliacijas tik tokia? Mano močiutė nebeegzistuoja, šitą fizinę realybę jau yra išėjusi. Bet ką pasakytų galbūt, kaip tu manai? Savo Manau, kad močiutę gerai pažinojai. Jo, pažinau, labai myliau savo močiutę, bet jinai tada gyveno labai daug iš, tiesiog iš savo programų, taip toliau. Aš atsimenu, buvau daug kartų tenais pasakęs praeitie, kai tenais aš būsiu va toks ir toks, nes aš planavau, aš būsiu va kažkoks influencis arba aš būsiu tenais koks milijonierius, aš sakiau, man močiutė tada tiesiog juokdavosi iš manęs, sakydavo, nieks tu nebūsi, nieks tu ten toks nebūsi, nebesvaikas. Tai va, visoks taiks mins. Tai aš manau, ką aš dabar pasakyčiau, tai, labai toli būtų nuo anos, kaip čia pasakyti, temas arba lapo pusės gal. Net nežinau ką, bet reiktų daug papasakoti, kad galėtų pereiti iš savo krikščionio mąstymo į atviresnio proto mąstymą. Įsivaizduok, jinai pasiema telefoną ir žiūri tavo ten TikTok reelsą, kaip tu manai, kaip jinai sureaguotų.
Kaip manai, ką Nu, tavo močiutė pasakytų? Sakytų, blem, dorniau, tu dorniau, eik geriau karvės melžti ar ką? kažkam tokį pasakyti, mano šim Kažkam tokie. procentų. Šimt procentų, tad kažkam panašas pasakyti, bet po kažkiek laiko jaučiu, kad atsileistų, pradėtų po biškiuką jau irgi domėtis galbūt. Nu, bet čia kažkaip, Jauduliuką, jauduliuką, einam į darbus, aš tau padarysiu tą jauduliuką, ne? na, panašiai, jo, iš tikrųjų, labai panašiai. Tai Kaip labai manai, geras klasas iš tikrųjų. kaip manai, ar sąmonę galima ištrinti? Sąmonę ištrinti. Sąmonė, mes esam sąmonė, visa energija yra sąmonė. Nu, jeigu tu egzistuoji kaip sąmonė, realiai, tu negali neegzistuoti. Tai ne, aš nemanau, kad tu gali ištinti, nes pats pirmas dalykas, kai tavo buvo sąmonė. Be sąmonės negalėjai įsimanifestuoti fizinį realybę. Tai ne, sąmonės tikrai neištinti, nebent iš fizinio kūno šitais. Dabar mes turim sąmonę, mes numirštam, pavirstame dulkės, nu tada jau nebėra sąmonės mūsų fiziniam kūnui. Nebent tokias perspektyvas galim pasakyti, nebent. Tai tokia tikrovė neegzistuoja, kur sąmonė ištrinta, ne? Ne, nes neegzistencijai nėra kur eiti. Neegzistencija neegzistuoja. Kur ant dabar turėtų būti? Okay. Jeigu neegzistuoja, kur ant bus? Nėra. Pagal definiciją. Čia dar vienas iš tų, jo, iš Bašaro posakių. Dar tokį vieną paprastesnį paklausiu. Jeigu Lietuvos prezidentas paklaustų tavęs patarimą, ką jam pasakytum? Sek savo aistrą ir daryk viską iš pasitarnavimo visiems. Nes kai tu pasitarnausi visiems, tau visi pasitarnaus tau. Nes mes esam tos pačios sistemos dalis. Kai tu eini, tarkim, savanoriauti, tu niek negauni už tai, bet tu padedi visai sistemai, tau ta sistema automatiškai padarys, kad tau padėtų. Tarkim, tu neatrandi savęs, ne? Tu nežinai, kas tu nori būti. Eik pasitarnauk, eik gyvūnėliams padėk, eik tiesiog benamiams sumuštinių padaryk ir duok jiems. Pamatys, kaip kokie tau dėkingi bus, pamatys, tu atrasi kiek daug dalykų savai. Tu sužinosi, kad, gal man visai smagu yra pasitarnauti kitiems, padėti kitiems kažką padaryti. Gal aš noriu dabar sukurti verslą, kur aš darau tus sumuštinius ir man gaunu rėmėjų ir gaunu ir to, ir tiesiog iš niekur. Kai tu pasitarnauji visai sistemai, kai tu pasitarnauji visiems iš besąlygiškos meilės, visą šitą sistemą ir visi pasitarnauja tau atgal. Nes jeigu tu darysi viską savo, tu realiai atsijungi nuo visos tos sistemos ir tu būni unikali sistema, kad gali tik savo pasitarnauti ir viskas. Tau neturi pagalbas. Pagalba yra visa ta pati sistema, kur tu esi. Kai tavo visas sielos šeimas, visi žmonės, visa šita fizinė realybė ir ta pati sistema. Netgi labai didelis dalykas. Jeigu tu paimsi netgi kokį nors šiukšlę nuo žemės, tu jau pasitarnauji žemė. Žemė irgi turi savo unikalią sielą, savo aukštesnį aš. Viską tu pasitarnauji jau tam, tu padedi tam. Iš intencijos, iš ketinimo pasitarnauti, iš meilės, padaryti gerą kažką. Kai tu tą darysi, tu gausi tą atgal ir tiesiog... Labai gerai pasakai, labai geras pavyzdys, nes jinai buvo Lietuvoje, kai Samoška, žinai Samoška, kuris keliauja. Kaip aš žinau, draugelis man. Draugelis? Nu, pažįstam. Nu, tai vad kaip jisai padarė tą vidosiką savo, kur rinko šiukšlės po miškus ir pastatė namuką iš šiukšlių miške. Ir tenais rodė, kiek jisai išleido už šiukšlių išvežimą ir taip toliau, už krovininių automobilių paslaugas ir taip toliau. Ten išėjo ar 100 ar 200 eurai. Ir jisai padarė tokį gerą darbą, kuris palėtė labai daug žmonių ir jiem labai atgal daug sugrįžo. Jiem daug kas pradėjo tiesiog, sako, va čia kompensacija tų 20 eurų, va čia kompensacija tų 50 eurų, žinai, pilna pasi tokių komentarų, kur jisai gavo tokią gerumo bangą atgal, už tokį atrodo nelabai ten kažkokį stebuklingą dalyką, bet tiek te reikia to gerumo kažkokio parodyti, tokios tarnystės, kaip tu sakai, atsiduoti tiem žmonėm kažką tokio padaryti. Ir man, kai aš pamačiau tą video ir pamačiau, kokį įsigavo atgalinį ryšį atgal, tai man buvo wow, čia puikus pavyzdys. Jo, aš tą patį galvoju, aš irgi peržiūrėjau tą video, aš žiūriu, kiek ten žmonių dauginam su donatinu, nes pinigų atgal ir taip toliau komentarai vis. Ir aš pats puikiausias pavyzdys, kai tu pasitarnauji sistemai, sistema pasitarnauji tau. Visas. Ten tobulas manifestacijos buvo pavyzdys, ten tobulybė. Kaip tu įsivaizduoji, palauk, vieną praleidau. Kaip manai, ar egzistuoja planeta, kur gyvena vien tik tai žemaičiai?
Nu, kažkur yra. Kažkokia paralelybė tikrai yra. Jo, manau, tai yra. Nes absoliučiai viskas yra, begalybė, visokių paralelybių. Viskas, kas yra. Ką tu gali dabar įsivaizduoti? Tas egzistuoja kažkokia paralelybė, kur tau galbūt dar dabar nėra aktualu, bet tai egzistuoja kažkur. Ir tu galbūt neprivalai tenais būti ir patirti patirtį. Bet tai jo, 100% garantuotai egzistuoja kažkur. Aš manau, kad tie žemaičiai, visi, kurie nugimė Žemaitijai ir kalba žemaitiškai, jie prieš tai gyveno vis tiek kažkada kažkokiai žemaičių planetai, žinai, ir Nu, jo. nusprendė įsimaišyti į šitą planetą mūsų. Nu, po kokių gal 50 metų gal mums Sasan rasės būtybės, kaip jau bus Žemėje, gal duos technologiją, kad galėtumėm peršiftinti paralelinę lygį, pagyventi kur nors tokio ir planetoje. Aš tikrai nesu, nepagalvokit klausytojai, kad rasistas kažkoks tai žemaičių. Aš pats esu kai žemaitis, klaipėdėtis, nu, aš kažkiek pats moku žemaitiškai tiesiog. Kad neįžeiščiau, ką nors, žinai. Nesirūpink, nesirūpink. Kaip tu įsivaizduoji save po 5 metų? Uh, įsivaizduoju, kad tikrai bus jau ir mane per žinias rodė, ir būsiu pakviesti daug pokalbių šou. Manau, kad būsiu labai daug įtakos padaręs, ypač Lietuvai, pakeisti savo dažnį, ypač lietuvių sąmonės dažnį vibraciją, kad besalgišką meilę ir kuo daugiau žmonių pakelti dažnių, kad mes galėtumėm visi gyventi iš besalgiškos meilės, iš džiaugsmo ir kuo daugiau galėtumėm patirti sinchroniškumą viens iš kito. Nes kuo mes daugiau pakilsim dažnių, tuo daugiau mes mylėsim viens kitą. Kuo mes daugiau mylėsim viens kitą, tuo mažiau mums reikės gyventi iš ego. Kuo mes mažiau gyvensim iš ego, tuo daugiau suplanuos mūsų aukštesniai aš. Kuo daugiau mūsų aukštesniai aš suplanuos, tuo daugiau gyvensim iš sinchronizacijų, kurios būsim ten, kur mums reikia, gausim tą, ko mums reikia, viskas ten, kur reikia, kada ir vietoj. Tai net ekonomika pasikeis. Nebebus toks dalykas, kad, pinigai, neprivalom. Tu turėsi parduoti kažką, išeini į miestą, nes buvo smagu tau eiti kažkur į miestą ir sutinki kažkokį žmogų, kuriam būtent reiktų dalyką, ką tu parduodi. Ir jis turi būtent tiek pinigų, kiek prašai. Viskas veiks sinchronizuotai. Taip veiks mūsų ateities, tolimos gal ateities, nenoriu sakyti užprogramuoti kokios ateities, bet kažkokios ateities ekosistemų. Bet po 5 metų save, sakau, matau būtent labai apšviestą šviesoje ir ypač labai patobulėjusi savo sąmoningume ir dar išsiprogramavusiam dar daugiau įsitikinimų, nes tikrai pilnai tikiu, kad aš dar turiu daug šiukšlių, kurias reikia išmesti. Ir su tuo sudirbęs būsiu dar daugiau atsivėręs ir patyręs dar daugiau mistinių, jau nebevadinčiau mistinių patirčių, bet labiau dvasinių patirčių, kurios leidžia man dar daugiau būti autentiškesnė versija, kurią aš ir jau dabar esu šviesa. Nu, šaunuolis tikrai. Atrodo, kad skaitytum iš dalies mano viziją, nes aš turiu nemažai panašumų, tai Labai smagu iš tikrųjų. labai geri tikslai. Nu, Ne veltui kalbam dabar kartu. Būtent. Dar turiu keletą klausimų ir galėsime baigti, nebetrukdysiu tavęs, nes jau čia prikalbėjom. Na, nepasijuto tas laikas. Nepasijuto? Nu, fainai. Nelabai. Ar gali pasitelkti savo galės ir ištransliuoti žinutę žmogui, kuris bijo būti savimi? Kažkokią žinutę žmogui, kuris bijo būti tiesiog savimi. Būti savimi. Žiūrėk. Pasitelkę savo galės. Baimė. Baimė yra kažkas, kas tave riboja. Ir jeigu tu seksi tą baimę, tu nebūsi savo autentiškiausia versija. Bet autentiškiausia versija yra tai, kas tu iš tikrųjų esi. Ką kiti žmonės tau pasakys, tu negali būti toks, tu negali to daryti, tu neišdrysi to, tau nepavyks. Tai yra kitų žmonių būtent įsitikinimų programos, kurios atein, kad tau patestuotų tave, pažiūrėtų, ar tu pasikeitė ar ne. O kas ir svarbiausia, kad kai tu pradedi dirbti su savim, tampi autentiškesnis ir autentiškesnis ir autentiškesnis. Ir buvim savim yra toks dalykas, kur kai įeini į tą buvimą savim, tu pradedi kanaluoti energiją. Ir kai tu pradedi kanaluoti energiją, tu taip gerai pradedi jaustis. Kad paskutinį kartą, kai prisiminkit, kai buvo tokie laimingi, tokie dėkingi, tokie džiaugsmingi, tiesiog, atrodo, viskas taip fainiai einas, viskas vyks taip gerai, tiesiog, viskas, tiesiog tobuliausiai vyks. Dažniausiai žmonės nepagalvoja, kodėl tai įvyko, bet žino, kad įvyko. O įvyko todėl, nes ką tu darai, tu buvai savim tuo momentu.
Tu nieko neslėpiai, tu darai tai, kas tau ir Būtent. smagu, ir tau viskas manifestavo tobuliausiai. Tai kai tu eini į tą buvimą 100% autentiškiausią versiją savim, tu sulauksi to, kas yra atvaizdas tavo vidaus. Tu sulauksi kažkokių žmonių nuomonių, tu sulauksi iš tų dalykų, ką kiti žmonės tau galbūt pasakys. Bet iš kitos pusės, tu tai darai tokia pilna nežinomybė, kad tai yra visa šita ta meilė, tas džiaugsmas, tas dalykas, kas tu iš tikrųjų būsi, kur tau visiškai net nėra svarbu. Nes, žiūrėk, ar tu pasitikė savim pakankamai, kad netikėtum kitų žmonių istorijomis? Ar tu myli save pakankamai, kad būtum savim? Pradėk daryti tai, kas tau ir smagu. Iš meilės, iš besąlygiškos meilės. Žodis besąlygiškai pabrėžiu. Kažkas tau sakys, kad tu kažko negali. Viskas. Nu ir tegul tas žmogus sako, tu jisai nesuprant, ką jis daro, ką jis sako, jis iš savo ego elgesi. Mylėkana, tiesiog mylėkana. Leisk man būti, kas jis yra. Pasiek gal sieklą nam kokį nors. Ir viskas, ir paleisk. Bet tu žinai, kad viduj, kas tu iš tikrųjų esi, ką tu seki, yra ta tavo tikriausia, autentiškiausia, ryškiausia versija. Tai sek tą aiškiausią, ryškiausią, aistringiausią jausmą, kas yra būtent tu, ką būtent tu nori daryti. Nes kai tu pradėsi tai daryti, tavo gyvenimas pradės keistis ir tiesiog pradės sinchronizacijas bus beprotiškas. Nes kai esi autentiškiausia versija, tu esi unikaliausia puzlės arba dėlionės dalis. Ir kuo tu daugiau nušlifuoji save, tuo tu geresnė dalis baisi, kad būtent tink į šitą visą milžinišką dėlionį, kad yra visa šita sistema. Būtent. Jo, ir ta sistema tada tau pasitarnaus. Tai jo, Ir nebijok, dar eik į vien. nežinomybę. Labai stipru, labai iš tikrųjų stipru, ką pasakei, dar norėjau tik tais pridurti, kad vat kaip gerai pasakei, tampi va ta unikale detale visos tos puzlės. Ir tu tuo pačiu, kai tu tampi tą unikalią dalelytę tos puzlės, tu automatiškai pradedi traukti visas kitas autentiškas dalelytės prie savęs. Čia yra labai svarbus momentas. Irgi Jo, jo, jo. tie žmonės tiesiog atsiranda, visi tie autentiški žmonės, jie pradeda atsirasti tavo gyvenime. Nes Jo, kaip magnetas tu juos pradedi traukti, nes pats esi va tas, tas stiprus dažnis, tu pats tampi tas stiprus dažnis ir tu pritrauki tuos stiprius dažnius prie savęs. Ir tai jo. jaučiasi, bent jau mano Net nereikia gyvenime labai stengtis. pasijaučia. Jo, Būtent, net. tai tiesiog eina. Va. Ir kaip, ir vat žmonės nepasitikė to savo jauduliukų, jie vat negali vat patikėti vat tokiu paprastu dalyku, kad, kad tik tais jie gali patys žinoti, ką jiems iš tikrųjų reikia daryti gyvenime. Nu, nieks negali pasakyti mama, nei tėtis tenais ar babutė, ką jums reikia daryti, nes mes kiekvienas turim tą unikalią energiją, unikalų dažnį, kaip sako Bašaras. Ir tas unikalus dažnis traukia viską prie savęs, ko mums reikia. Jo, Ir tik tais mūsų tas unikalus dažnis žino, ką reikia jam pritraukti. jo, Kiekvienas mes turim jį skirtingą ir jisai traukia viską, ko jam reikia. Tik tais mes blokuojam, ar mes tikim tuo dažniu ir leidžiam, pasitikim, leidžiam jam viską pritraukti prie savęs, ar mes su savo istorija, ego, su savo asmenybės tą istoriją mes blokuojam tą dažnį. Galvojam, kaip čia viską galima kontroliuoti, žinom, kaip čia viską reikia daryti. Tai va tas leidimas, pasitikėjimas tuo savo dažniu yra labai, labai svarbu. Ir žmonės, va, jie galvoja, kad jie yra kažkoks atsitiktinumas, žinai. jo, jo. Kad, kad, tas, kad tas jauduliukas yra, vieni turi, kiti neturi, žinai. Mhm. Nu, blemba, Viskas. mes visi jį turime, mes esame užprogramuotas būtybės taip, kad jauduliukas vestų mus per tą kelionę šitoje Jo, realybėje, šitoje būtent, matricui. Ir būtent. tas jauduliukas turi prasme, jūs va, sustokit ir pagalvokit, klausytojai. Kodėl iš viso egzistuoja toksai dalykas kaip tas excitementas, jauduliukas, kaip čia išsireikšti lietuviškai, kodėl kažkas jumis traukia gyvenime? Kodėl iš viso egzistuoja toksai principas, toksai mechanizmas, tokia schema kūne, psichologijai, kodėl jumis kažkas traukia? Čia vat reikia logikos įnešti visą tai, kad tai turi prasme, tai nėra be reikalo. Jo, Kodėl mes turim kažkokius jausmus, viskas turi prasme, tai taip pat tas jauduliukas, tas mūsų entuzijazmas kažką veikti yra užprogramuotas pas kiekvienas mes jį turime, jo. absoliučiai. Ir žmonės galvoja, kad
pripratę esam, žinai, eiti per sistemas, žinai, o čia dabar turiu praeiti šitą, tą ir tą ir tą ir tą ir tą ir tą, nu padaryti labai daug dalykų, ir tada man tas dalykas įvyks. Kai tu pasakai, tu tiesiog sek savo judoliuką. Nu, ar gali būti taip paprasta? Nu, nesąmonė, turbūt kažkas dar. Nu, žmonės galvo, kad turbūt tiek daug kažko, nes viskas atrodo No, turi tokį ilgą procesą veikiant iš ego. būtent. Nefiga, tiesiog taip paprasta, taip ir yra, taip paprasta. Sek savo juduliuką, su nuliu lūkesčių, išlik pozityvai būsenai ir tiesiog daryk tai, kas tau patinka. Viskas. Raktas. Absoliutus. Ir tai yra užprogramuota, supranti, tas jauduliukas yra užprogramuotas, bet to pačiu mumis šitoj, vat, tikroji mumis programuoja nuo pat mokyklos, kuom tu nori būti. Tenais gydytojas, gaisrininkas, kosmonautas, žinai, jau bando kažkokią etiketę tau primesti iš karto, žinai. Ta prasme, tavęs nemoko nuo pat pradžių, kaip reikia sekti savo jauduliukų, bet vos ne parodo ten vieną istoriją, kitą istoriją, ten gaisrininko istoriją, policininko istoriją, ir čia pasirink vieną, žinai, temą iš šitų, žinai, ir viskas, bet nemoko, kaip reikia sekti to jauduliukų, kaip reikia iš tikrųjų Jo, jį atrasti. jo, būtent. Ir dažnai mes užstringam va tose šablonuose, kur aš būsiu tas arba tas, žinai. Kurį čia pasirinkti, čia gaisrininkų būti ar policininkų, žinai. Čia būti kirpėjų, žinai, ar kažkokiu programuotoju, žinai. O tai tu bandai atrasti jauduliuką, ar tu seki to jauduliuką, kad tu iš tikrųjų surastum per tą jauduliuką, per tą Jo, savo dažnį. žmonės apie profesiją galvoja, kad, o gerai, aš čia Jo, būsiu tas, nes aš užsidirbsiu X įza pinigų. jo, Bet į visuomenį programuojamomis. Bet esmė tai, kad tu pinigų gali uždirbti tiek pat, jeigu nedaugiau, sekdam savo juduliuką, apart būdams astronautų. Nėra jo. skirtumų, sek savo juduliuką. Tas ir svarbiausias dalykas. Kai tu būsi autentiškiausias dalis savim, tau bus labai smagu daryti tai, ką tu darai. Tau bus labai lengva tai daryti, tą dalyką, ką tu darai. Nebus pasipriešinimo tą, ką tu darai. Ir tu gausi viską, ko tau reikia. Nes tau mūsų ego gali sakyti, o gal aš noriu ten turėti milijardą pinigų, bet gal tai nėra, ko tau reikia. Tai yra galbūt, ko tu nori. Bet ne visą laiką tu gausi to, ko tu nori, tu gausi, ko tau reikia. Ir kai tu gauni, ko tau reikia, tampa ir tu supranti, kad tai ir yra, ko tu iš tikrųjų nori. Tai Būtent. jo, Labai gerai. kad tas ir dažnai žmonės susiprogramuoja su ego, kad, o, aš privalau gauti dabar ten tą ir tą, aš dabar turiu tą ir tą. Bet iš tikrųjų, tai ir tiesiog ego programos, kad įpiršo, kad tu privalai turėti dabar būtent didelį namą, brangią mašiną, tu privalai tą ir tą, nes tai, tu turi norėti šito, nes visi to nori. O tai Taip, tada taip. patikė tom. O iš tikrųjų tai nėra tavo norai, tai yra tiesiog tavo visuomenės, mūsų visuomenės norai, kad ribojai programuoti. Jo, būtent, labai gerai pasakai. Per kažkokį podcastą girdėjau, žinai, sako, aš mažiausiai norėčiau papulti pas daktarą, pas kurį tas daktaro specialybė nėra, jo entuzijazmas, nėra jo jauduliukas. Jo, jo. Supranti, ką turiu omeny. Tai va daugelis va užstringa tose populiariuose šablonuose dėl pinigėlių. Ten tėvai sakė, eik, būk daktarų, čia pati geriausia profesija, čia va, tu uždirbsi daugiausiai, va, įkiša ten į univierus visokius ir jie ten Mhm. eina ir jiems nei patinka to daktarų būti, nei ką, žinai, jie ten stringa, jiems ten sunku mokytis ir taip toliau, žinai. Ir jie tuo Būtent. pačiu būna prasti daktarai, nu kaip pavyzdys, čia tik apie daktarus kalbam, bet galim kalbėti apie beleką, apie policininkus, apie gaisrininkus, apie ką tik tais nori. Jeigu tu atėjai dėl kažkokių tai ego istorijos ir programavimo paskatų tiesiog į tą gyvenimą, į tą teatro sceną, nu, tai tau bus sunku tenais daryti tą dalyką, tau bus sunku būti gerų daktarų, tau bus sunku būti gerų policininkų, tau nesiseks toj profesijai, tu visą laiką būsi nelaimingas eidamas į darbą ir taip toliau, čia galima kalbėti be galo be krašto. Jo. Bet kiekvienas turim tą jauduliuką be abejonės, mumis, kuris mumis veda per šitą kelionę. Bet reikia jį atrasti, reikia jį įsileisti, kaip ir kalbėjom. Daug apie tai kalbėjom. Taip, būtent, labai visiškai Ar, pritariu. ar nori dar ką nors pasakyti mūsų klausytojams, kad jie taptų geresnę savo versiją čia ir dabar? Kaip ir prieš tai buvo minėjęs, tapkite sąmoningi kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę. Kai būnat, kai egzistuojat, bum, prisimenat, okei, aš esu sąmoningas, prisiminti būti sąmoningai, bent jau užtenka prisiminti būti sąmoningai. Tapkite sąmoningi. Ir darykit tai, kaip tampat sąmoningai. Ką jaučiat, kas jums smagiau būtų daryti dabar? Sekit savo tą aistrą. Va tas yra raktas absoliutus. Ir kai einate tą aistrą, nesitikėkit nieką. Absoliučiai. Lūkesti pro langą, iš šiukšlinės sudeginat, išmetat, neegzistuoja. Tas ir yra. Sek tą aistrą su nuliu lūkesčiu. Ir nesvarbu, kas įsimanifestuos tavo tam kelyje, kai seki savo tą aistrą,
su nuliu lūkesčių, nesvarbu, kas įsimanifestuos, išlik pozityvai. Bent jau neutraliai būsini, kad gautum naudą iš to. Nes kažkas, kas Nuostabu būtų. įsimanifestavo, kai mes sekam savo aistrą, dažnai taip pat mūsų aistra yra išmetims dalykų, kas nėra susijęs su mūsų aistra, kad mes transformuotumėm tai, pakeistumėm tai. Tai visą laiką išlik pozityviai būsini, kad gautum naudą iš to. Pamatytum, kad, o, aš esu dėkingas dabar dėl to, nes tai atsirado, kad aš galėčiau transformuoti šitą negatyvų įsitikinimą į kažką, kas yra konstruktyvų man ir pozityvų būti aukštesnį mano versiją. Sekti savo aistrą su nuliu lūkesčių ir nesitikėti visiškai nieko. Tai va, tokie mano pasniai galėtų būti žodžiai. Labai labai gerai čia pasakei, šaunuolis tikrai. Nu ką, ačiū Justinai už tavo dalyvavimą mūsų laidoje, kad radai laiko. Tikrai buvo labai išmintingas pokalbis, nebejoju, kad daugelį žmonių tikrai palies ir fainai, fainai tikrai čia susikalbėjom. Labai ačiū, Taip, kad pakvietei taip pat į šitą interviu. Buvo labai smagu atsiverti daugiau ir praplėsti akiratį fainai, žmonėms ir fainai. klausytojams, kurie klausys aplink visą šitą pasaulį, visiems lietuviams. Aš jums vis myliu, mano besąlygiška meilė jums visiems. Aš linkiu tau eiti savo to jauduliukų, sekti pagal jauduliuką dar daugiau ir tikėti dar labiau tikėti savo jauduliuku taip, kaip tiki tikras kūrėjas, kuris viską čia sukūrė. Visą tai esame mes ir mes turim tikėti taip, kaip tiki kūrėjas ir viskas bus aфиgenai. Jo, ačiū labai. Gerai, ačiū, ačiū Justinai, iki. Iki. Ačiū visiems, kurie klausėtės mūsų pokalbį. Jeigu jis buvo toks pat įdomus kaip ir man, pasidalinkite su draugais, paspauskite subscribe mygtuką. O daugiau apie Justą galite rasti TikTok'e arba Instagram'e. Tiesiog įrašykite laikiną esatis ir rasite jo puslapį. Daugiau informacijos ir nuorodos bus video aprašyme. Iki greito, mėlyjei.